Sėdite tamsioje kambario kampelyje. Galvą galite užversti ir įsivaizduoti begalinį juodumą priešais save. Užduokite savo klausimą, kurį daro retas žmogus. Kodėl yra kažkas, o ne niekas? Šis klausimas ne filosofinis prizmas, o durų rankena prie pačių fizikos ir metafizikos raktų. Fizikas Hendrikas Kazimieras 1948 metais Philipso tyrimų laboratorijoje pasiūlė eksperimentą, kuris skambiai pakeitė mūsų supratimą apie tuščią vietą. Jis prognozavo, kad dvi labai plonos metalo plokštelės, pastatytos labai arti viena kitos vakuume, patirs silpną jėgą, kurią sukurs kvantinės fluktuacijos. Eksperimentas parodė, vakuumas nėra absoliuti tuštuma. Jis turi veiksmų ir savybių. Kažkas slypi už to, kas atrodė kaip niekas. Ir štai pirmasis smūgis į intuiciją. Tai, ką mes vadiname nieku moksle, nėra tas pats, ką reiškia niekas metafizikoje. Ar jūs suprantate skirtumą? Tai esminis žingsnis, kuris veda prie tolesnio klausimo. Kai fizikas sako vakuumas, ar mes turime omenyje metafizinę nebūtybę, ar kažką techninio ir matuojamo? Įsivaizduokite dvi erdvės plokšteles, kaip dvi mažas saleles tyloje. Tarp jų oro nėra, bet kvantinės bangos, lyg bangelės ant vandens paviršiaus, sukelia įtampą. Tai vizualus priminimas. Mokslas matuoja skirtumus, net kai mes sakome tarpas, jis randa veiksmą ir kainą. Šis vaizdas leis jums atsiminti, vakuumas nėra sinonimas niekas. Pradėsime sistemingai. Pirmas lygmuo – metafizinė niekuma. Mintis, kuri dominuoja tradicinėje filosofijoje. Tai būklė be dalykų, be savybių, be erdvės, be laiko ir be priežastinių ryšių. Filosofai nuo senovės iki modernybės kovojo su šia idėja. Ar tokia absoliuti nebūties būsena apskritai įmanoma mąstyti? Antras lygmuo – fizinis vakuumas. Terminas, kurį naudoja eksperimentai ir lauko teorijos. Fizikas Paulas Dirakas 1937 metais Kembridžo universitete parodė, kad kvantinė elektrodinamika numato nulinės energijos fluktuacijas. Tai reiškia, kad net tuščia erdvė turi kvantinius svyravimus. Čia niekas jau turi intensyvumą ir poveikį. Tai niekas su tekstūra. Trečias lygmuo – matematinė tuštuma. Abstrakcija, kuri reiškia struktūrų nebuvimą matematinėje formulėje. Matematinė nulinė reikšmė ar tuščia erdvė reiškia, kad mūsų formalus modelis neaprašo jokių lauko sprendinių ar objektų. Tai ne pasaulis, o simbolių eilutė, kuri pasako, čia nėra sprendimo. Svarbu atskirti, matematinis nėra yra susijęs su modelio rėmais, o ne su fizinė realybė. Įsivaizduokite 3 dėžes ant stalo, kurios atrodo identiškos. Pirmoje nėra nieko dvasiško ar egzistencinio. Antroje nėra dalelių, bet vyksta nematomas judėjimas. Trečioje mūsų formulės rodo nėra sprendimų. Tas įvaizdis padės jums suprasti, kad skirtingos nieko rūšys turi skirtingas pasekmes. Mes privalome sugebėti pastebėti, kurias dėžes mes atidarome. Dabar paaiškinkime, kodėl šios 3 prasmes dažnai sumaišomos. Kalbant apie kas buvo prieš didįjį sprogimą, populiari intuityvi logika maišo metafizinę idėją su fiziniu vakuumu. Jei jūs sakote, kad kažkas kilo iš vakuumo, nes kvantinės fluktuacijos egzistuoja, tai nereiškia, kad iš metafizinio nieko atsirado kažkas. Tai dvikovė tarp kalbų lygmenų. Šis logikos paslydimas sukelia klaidingą įspūdį, kad mokslas jau atsakė į fundamentaliausią metafizikos klausimą. Konkrečiai, eksperimentas Kazimiero 1948 metais parodė, kad fizikiniai laukai ir jų kvantinės savybės turi energiją, kuri veikia. Tai matuojama jėga, o ne metafizinė transcendencija. Tačiau priežasčių klaida slypi tame, kad kai mes išverčiame vakuumas turi energiją, į iš nieko kažkas atsirado, mes pakeičiame lygmenis. Tai tas pats kaip sakyti, kad skaičius 0 reiškia, jog egzistuoja neigiamas daiktas. Tai logikos klaida. Vėl sustokite ir įsivaizduokite šviesos tašką ertmėje. Jis gali atrodyti atsitiktinis, bet mokslas gali parodyti jo spektro savybes, polarizaciją, kilmę. Tai priminimas. Matavimai suteikia savokai kažkas konkretų pavidalą. Metafizinė niekuma nėra tokia tiesiogiai prieinama matavimams.
Ji yra arba ne pagal mūsų semantinės taisykles. Tai padaro įrodymus apie prieš sudėtingus. Dabar didelis žingsnis į mokslo teritoriją. Kodėl maišymas kenksmingas tyrimui? Kai teoretikai imasi fizinių modelių ir bando juos pritaikyti į metafizinius klausimus, jie dažnai peržengia savo rėmus. Pavyzdys. Fizinis vakuumas gali turėti lauke apibūdinamą būseną, bet tai nėra atsakymas į klausimą apie tai, kodėl egzistuoja pačios fizikos taisyklės. Jei mes klaidingai laikome fizinį vakuumą metafizinės nebūties ekvivalentu, mes prarandame skirtį tarp empirinių patikrinimų ir ontologinių reikalavimų. Prisiminkite Einšteiną. Albertas Einšteinas 1915 Pruisos mokslo akademijoje sukūrė bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri pavaizdavo erdvėlaikį kaip medį, galinti lenktis ir virpėti. Jo sprendimai leidžia atgal sekti visatos istoriją, iki tos ribos, kurią mūsų matavimai vadina singuliarumu. Tačiau žodis singuliarumas čia žymi ne tiek realų tašką, kiek ribą, kurioje mūsų klasikiniai lygtis nebetenka prasmės. Tai yra riba, kurioje dėsniai baigėsi, o ne žudikas, kuris sukūrė visatą. Čia mes pereiname prie hukų apie įstatymų ribas. Kiekviena teorija turi savo taikymo sritį. Kai mes ją peržengiame, ji neaprašo pasaulio. Ji paprasčiausiai atsiduria už savo galimybių ribų. Tai reiškia, priežastis kaip fizikinė sąvoka gali prarasti prasmę ten, kur laikas ir erdvė patys susilpnėja. Šis suvokimas yra reikšmingas ir bauginantis tuo pačiu metu. Jūs privalote suprasti, ne kiekvienas klausimas turi sagą, kurią galima ištraukti iš taisyklių rinkinio. Įsivaizduokite trūkstamą knygos skyrių, kur lygtis ir paaiškinimai tiesiog nutrūksta. Tai ne tragedija, tai ženklas, kad jūs pasiekėte knygos gamybos ribą, ne pasaulio ribą. Šis vaizdas padeda atskirti, kada mes trūkstame duomenų ir kada mes susiduriame su konceptualia problemų siena. Mokslas gali pasakyti, kur ta siena yra, bet negali pasakyti, kas už jos, jei už jos nėra tos pačios kalbos. Grįžkime prie 3 nieko lygių. Metafizinė tuštuma prašo ontologinio paaiškinimo. Fizinis vakuumas reikalauja eksperimentinių ir teorinių aiškinimų lauko lygmenyje. Matematinė tuštuma žymi formalaus modelio ribas. Sumažinti vieną į kitą yra prievarta prieš objektyvų mąstymą. Ir būtent ši prievarta gimdo daugelį populiarių, bet klaidingų teiginių apie iš nieko. Kitas vizualus pritvirtinimas. Įsivaizduokite 3 kortų kaladeles, visas supakuotas į maišą. Kai ištraukiate kortą, jūs gaunate skirtingą scenarijų. Pirmoji kaip metafizinė tuštuma būtų tuščia korta be simbolių. Antroji – korta su subtiliu raštu, kuris simbolizuoja kvantinę veiklą. Trečioji – korta su užrašu modelis neapibrėžtas. Šis įvaizdis primena, kad kiekvienas metodas turi savo žaidimo taisykles ir savo apribojimus. Dabar pereiname prie to, kaip šių lygių painiojimas veda prie klaidų interpretacijų apie prieš. Jei kas nors sako, mūsų fiziniai modeliai leidžia vakuumui sukurti daleles, tad visata galėjo kilti iš vakuumo, tai jie pateikia hipotezę apie mechaniką. Tai galėtų būti teisinga ar neteisinga kaip fizikinis teiginys, bet tai nėra atsakymas į metafizinį klausimą, kodėl yra kažkas. Tai tiesiog perkelimas tarp lygmenų. Taip gimsta klaidingas triumfas. Mokslas tariamai nusprendė metafizikos problemą. Leiskite priminti Hubblą. Edvinas Hubblas 1929 Mount Wilson observatorijoje nustatė, kad tolimo astronominio objekto šviesa yra ištempta link raudonosios pusės spektruose. Tai suteikė empirinį pagrindą idėjai, kad visata keičiasi ir plečiasi. Tačiau net toks tvirtas stebėjimas nepasako, kas nutiko prieš, nes prieš veiksmui reikalingas laikas, o laiko prigimtis yra būtent ta, ką mes ginčijame. Minėtasis Hubble atradimas parodo, ką mes galime išmatuoti ir kaip to pakanka tolimesnėms hipotezėms. Bet matavimas nėra visa filosofija. Tai kaip žiūrėti į paveikslą per mikroskopą ir pritarti, kad matote pigmento daleles. Tai neatsako, kodėl paveikslas buvo nutapytas. Ši analogija padeda išlaikyti distanciją tarp empirijos ir metafizikos. Pereikime prie dar vieno pavyzdžio maišymui. Kai matematikai rašo nulinę sprendimo aibę, jie neturi omenyje, kad realybėje egzistuoja sąlyga, kuri yra metafiziškai tuščia. Jie pasako,
Mūsų lygčių sistemai nėra sprendimo. Tai labai techninis komentaras. Jei mes ignoruosime šio skirtumo pobūdį, mes pridarysime apgaulingų išvadų apie pasaulio kilmę. Kitas emocinis sustojimas. Pagalvokite apie teatro sceną, kur apšvietimas nukrenta ir aktoriai dingsta už tamsos. Režisierius gali paaiškinti, kad tai buvo šviesos mechanika, ne magija. Tai primena, mokslo paaiškinimas ne visada nukrato filosofinius paslaptis. Jis jas rekonfigūruoja pagal savo priemonės. Jūs turite išlaikyti jautrumą skirtumui tarp paaiškino mechaniką ir atsisakė ontologinio klausimo. Aleksandras Friedmanas 1922 Sankt Peterburgo universitete parengė skaitinius sprendimus, kurie leido erdvelaikiui kisti ir plėstis. Georges Lemaitre 1927 metais Liudviko katalikų universitete Louvain pasiūlė idėją, kad visata galėjo turėti pradinę koncentraciją. Šie matematiniai sprendimai rodo ribas, kuriuose klasikiniu būdu mes galime atsekti istoriją. Bet žinokite tai, šios ribos nėra metafizinės baigties įrodymas. Jos yra signalai moksliniam protui, kad reikia kitokių priemonių, kitokios kalbos. Kai matematika pradeda šaukti nebegalima, mes pradedame kurti naujus instrumentus. Tai yra mokslinio pažinimo dinamika. Ribos veda prie eksperimentų ir naujų teorijų, bet ne visada į metafizinės atsakomybės. Dėl to grįžtame prie pradinio klausimo jūsų mintise. Kodėl yra kažkas, o ne niekas? Ar mes galime tikėtis, kad atsakymas bus viena frazė iš fizikos ar viena metafizinė dogma? Greičiausiai ne. Labiau tikėtina, kad klausimas reikalauja aiškios diskusijos apie kalbų lygmenis ir apie ribas, kurias mums diktuoja mūsų modeliai. Ir būtent ši perspektyva pakeičia kelią, kuriuo mes ieškome atsakymo. Paskutinis vaizdinis – ankstyvas sustojimas. Įsivaizduokite didelį žemėlapį be legendos. Jūs galite matyti upes ir kalnus, bet be legendos jūs nežinosite, ką reiškia spalvos ir simboliai. Tas žemėlapis – tai mūsų fizika. Legenda – tai filosofija ir logika. Jei mes užmirštame legendą, mes imamės klaidingų žingsnių, teigdami, kad viena spalva reiškia kažko kito metafizinę prigimtį. Žengdami toliau, aš užduosiu jums klausimą, kuris turės tęsinį šioje dalyje ir vėlesnėse. Ar mes pasirengę priimti, kad kai kurios mūsų svarbiausios savokos – laikas, priežastingumas, buvimas – gali būti ribotos mūsų mokslo žodyne? Šis klausimas nepaprastai svarbus. Jis atveria kelią ne tik naujiems fiziniams modeliams, bet ir pažįstamai filosofiniai atsakomybės formai. Nepabaigsiu šios dalies su atsakymais. Paliksiu jūs su vaizdu kambario tamsoje ir kortų kaladėmis, su 3 dėžėmis ant stalo ir su žinute, kad ne kiekvienas vakuumas yra niekas. Toliau judėsime giliau, per matematinės ribas, per eksperimentus ir per filosofinės pasekmes. Bet kol kas pasilikite klausimą, ar jūsų niekas yra tai, ką jūs manote. Įsivaizduokite, kad stovite tylioje vonioje ir įjungiate elektrinį siurblį, kuris išvalo kambario orą iki to momento, kol jaučiate tik tylų šnabždesį. Toks siurblys palieka vaizdą tokio nieko, kurį mes įprastai vadiname vakuumu, ir šis vaizdas glaudžiai įsišaknijęs mūsų kasdienėje patirtyje veda prie klaidos, kurią mes tiesiog priimame kaip sveiką protą. Bet pakelkite žvilgsnį nuo vonios grindų iki naktinio dangaus ir klausimas iš karto tampa griežtesnis. Ar kosminis vakuumas tai tas pats tuštumas, kurį vadinate namuose? Fizikų atsakymas yra paprastas ir kartu sutrikdantis. Vakuumas nėra tuštuma kaip tuštuma. Vakuumas yra lauko būsena. Kvantinėje fizikoje laukų reikšmės visur ir visada egzistuoja, net kai niekas nešviečia ir nėra dalelių. Polas Dirakas Kembridže 1928 metais parodė, kad kvantinėje mechanikoje net žemiausia energijos būsena turi likutinės fluktuacijas ir tai pakeitė begalę intuicijų. Bet palaukite, tai ne tik abstrakti formulė ar graži matematinė friolumas. Šios likutinės fluktuacijos reiškiasi kaip fizinis laukas, kuris gali sukurti matomus efektus tarp metalinių plokštelių, tarp atomų ir net tarp žvaigždžių. Viena paprasta metafora padeda. Įsivaizduokite paviršių ežero, kuriame net ramioje dienoje vanduo turi mikropulsavimus. Kvantinis vakuumas yra tas paviršius, o kvantinės fluktuacijos yra bangelės, kurių mes kartais galime užčiuopti.
Šis pirmasis teiginys, vakuumas kaip lauko būsena, turi istorinius pėdsakus, kuriuos galima sekti per žymes pavardes ir metų datų linijas. Werneris Heisenbergas Leipzigo universitete 1927 metais įvedė neramumo principą, kuris fundamentaliai apriboja vienu metu matomų lauko verčių tikslumą. Polas Dirakas Kembridže 1928 metais užfiksavo idėją, kad kvantinė sistema negali turėti absoliučios nulio energijos be likutinių svyravimų. Tie du žingsniai kartu pastatė vakuumui naują teisinį statusą. Jis tapo fizinės realybės dalimi, o ne filosofinė prielaida. Observuojamas vaizdas turi savo kainą. Kai mes pradedame kalbėti apie vakuumą kaip apie laukų būseną, mes privalome priimti, kad žemiausia energijos būsena nėra vienareikšmė. Skirtingos lauko konfigūracijos suteikia skirtingas vakuumo fazes. Ir tos fazės gali turėti skirtingas energijas bei savybės. Bet palaukite, čia prasideda tikras paradoksas. Ar šitas niekas gali daryti jėgą? Atsakymas į klausimą apie jėgą nuo vakuumo ateina per vieną iš gražiausių ir labiausiai eksperimentais patikrintų idėjų – Kazimiero efektą. Fizikas Hendrikas Kazimieras Philipso tyrimų laboratorijoje Eindhovene 1948 metais apskaičiavo, kad dvi labai arti esančios neelektrizuotos metalinės plokštelės jaus mažą, bet nematomą traukiančią jėgą viena kitų link. Ir tai dėl kvantinių laukų ribojimo tarp plokštelių. Ši idėja skamba kaip mistika. Vakuumas stumia daiktus kartu. Bet palaukite, tai ne metafora, tai eksperimentas. Markas Parnajas Philipso tyrimų laboratorijoje Eindhovene 1958 metais atliko pirmuosius bandymus ir pamatė jėgos užuomazgas, kurios sutapo su Kazimiero skaičiavimais pagal apytikslę tvarką. Paskui Steve'as K. Lamoro Vašingtono universitete 1997 metais atliko daug preciziškesnį matavimą su sukimosi sienelės nustatymu ir parodė labai tikslų sutapimą su teorija. Tie eksperimentai pavertė vakuuminės fluktuacijos iš abstrakcijos į laboratorinį fenomeną, kurį galima jausti, matuoti ir modeliuoti. Ši sakralinė transformacija nuo filosofijos iki stalo laboratorijos turi paprastą paaiškinimą. Kai lauko režimas ribojamas geometrijos, kai plokštelių atstumas uždraudžia daliai bangų egzistuoti, tai pakeičia energijos spektrą toje erdvėje. Įsivaizduokite stygą, kuri pritvirtinta dviem taškais. Ji vibruoja tik tam tikromis harmoninėmis. Jei jūs pakeičiate pririšimo taškus, jūs pakeičiate visas tonacijas ir per tai pakeičiate energijos būklę. Vakuumas elgiasi labai panašiai. Bet palaukite, čia yra techninis akmeninis blokas, kurį dažnai praleidžiame. Kazimiero efektas parodo vakuumo įtaką per skirtumą tarp dviejų konfigūracijų. Bet jis nepateikia galutinio atsakymo apie absoliučią vakuuminę energiją visatoje. Kitaip tariant, mes matome skirtumą, bet ne visų galimų energijų nulinę skalę. Tai svarbu, kai imame tolimesnius žingsnius link idėjų apie visatos kilmę. Įvaizdinis antrasis vizualinis sustojimas. Matykite dvi metalinės plokšteles mikroskopinėme atstume ir jauskite, kaip vakuumas jas spaudžia kartu, kaip nematomos rankos. Šis įsivaizdavimas mus paruošia patekti į platesnę, labiau rizikingą idėją apie energiją plačiame kosminėme kontekste. Trečias žingsnis veda į vieną iš labiausiai intriguojančių intuicijų – idėja, kad visata gali turėti bendrą energiją lygią nuliui. Šią mintį garsino idėjos populiarinimas, bet jos akademiniai pradmenys yra senesni. Fizikas Edvardas P. Trionas savo straipsnyje žurnale Gamta 1973 metais pasiūlė, kad kvantinis vakuumas gali leisti visatai išnykti, iš nieko neturint jokios energijos, kurią mes galime išmatuoti. Tai skambėjo kaip šokas. Tai taip pat patraukli intuicija, kad visos teigiamos energijos šaltiniai gali būti kompensuoti neigiamu gravitaciniu potencialu. Bet palaukite. Šis pasiūlymas susiduria su rimtomis gramatinėmis ir filosofinėmis problemomis fizikos kalboje. Pirmiausia, energijos apibrėžimas bendrojoje reliatyvumo teorijoje nėra toks paprastas kaip Niutono fizikoje. Jis priklauso nuo simetrijų ir Emi Noetheris Getingeno universitete 1918 metais parodė, jog energijos konservacija susieta su laiko poslinkio simetrija.
Kai laikas nėra globaliai simetriškas, arba kai erdvėlaikis yra uždaras ir dinamiškas, globali energija tampa priklausoma nuo koordinatės pasirinkimo ir praranda vienareikšmį fizikinį statusą. Taip pat, net jeigu mes formaliai sujungtume teigiamą ir neigiamą energiją ir gauname nulinį rezultatą, tai dar nereiškia, kad nieko įvyko. Nulinė visumos energija nebūtinai paaiškina laiko rodiklę, entropijos pradinės sąlygas, ar tai, kodėl kvantinės fluktuacijos pasirodė kaip klasikinės struktūros, kurias mes stebime. Kitaip tariant, suma lygi nuliui nėra tolygi paaiškinimui. Bet palaukite, tai dar ne visa istorija. Problema dar gilėja, kai prisimename, kad gravitacija pati savaime nesuteikia paprasto energijos tankio, kurį būtų lengva integruoti ir kompensuoti. Bendrosios reliatyvumo lygtis, kurią suformulavo Albertas Einšteinas, rodo, kad gravitacinės lauko energijos lokaliai neįmanoma apibrėžti be papildomos struktūros. Tai reiškia, kad diskusija apie visumos energijos nulį dažnai yra priklausoma nuo pasirinktos teorinės platformos ir nuo to, kaip mes įrašome energiją į lauko lygtis. Dar vienas vizualinis taškas. Įsivaizduokite svertą, kuriame vienoje pusėje guldomi atomi ir žvaigždės, o kitoje jų gravitacinis pažeminimas. Svertas atrodo subalansuotas tik iš tam tikros perspektyvos, o kitos perspektyvos rodo, kad svarstyklės judėjo. Ši vizualizacija parodo, kodėl idėja apie nulinę visumos energiją yra intriguojanti, bet ne visa apimanti. Kritika taip pat kyla iš praktinių skaičiavimų. Kvantinės lauko teorijos skaičiavimuose vakuuminė energija formaliai diverguoja ir reikalauja reguliarinimo bei renormalizavimo procedūrų, kurios pašalina begalybės ir palieka matavimui palankų skirtumą. Polas Dirakas Kembridže 1928 metais ir vėlesni tyrėjai parodė, kad mes dažnai dirbame su skirtumais, o ne su absoliučiomis reikšmėmis. Bet palaukite, tai reiškia, kad matome ir galime panaudoti skirtumus, bet patvirtinti absoliučią nulio reikšmę yra teoriškai sudėtinga. Filosofinis aspektas giliai įstringa. Tariamas niekas įkūnija įvairius lygmenis. Kai fizikų žodynėje niekas reiškia žemiausią laukų būseną, tai jau nebe metafizika. Kai filosofai klausia, kodėl yra kažkas, o ne niekas, jie galvoja apie egzistencinį nulį, be laiko ar lauko. Tačiau fiziškai nulinė visumos energija dar nereiškia ontologinio niekumo. Bet palaukite, šitas skirtumas kartais praleidžiamas net tarp žinomiausių rašytinių šaltinių ir tai veda į painiavą visuomeninėje diskusijoje. Mūsų trečiosios dalies pabaiga reikalauja darbo sintezės, kuri turi būti drąsi ir tiksliai suformuluota. Tezė skamba taip. Vakuumas yra pilnas laukas, o ne tuštuma. Kontraksesija sako, Kazimiero efektas ir koncepcija apie nulinę visumos energiją rodo, kad vakuumas gali būti šaltinis jėgų ir kad visatos sukūrimas iš kvantinio nieko yra matematiškai įmanomas. Dabartinė sintezė yra toks darbo projektas. Mes galime naudoti kvantinės lauko kalbą, kad paaiškintume, kaip niekas tampa kažkuo. Bet tai paaiškinimas susietas su konkrečia fizinė kalba, o ne galutinis metafizinis teiginys. Bet palaukite, ką ši sintezė reiškia jums, žiūrovui, kuris stovi kambaryje su kortų kaladėmis ir 3 dėžėmis? Ji sako štai ką. Ne kiekvienas vakuumas yra niekas. Ir ne kiekviena idėja, kuri sako, kad visata yra energijos nulis, išsprendžia mūsų egzistencinius klausimus. Mūsų žodžiai turi legendą. Be jos mes tarsi skaitome žemėlapį be raktų. Ir vis dėlto šis pratimas, vakuuminės energijos, Kazimiero eksperimento ir nulinės visumos energijos analizė atveria kelią tolimesniems klausimams. Kai mes pereisime prie kitų dalių, mes turėsime išsiaiškinti, ar šita fizinė kalba gali būti praplėsta taip, kad laikas ir priežastingumas vėl įgytų prasmę. Arba ar mes privalome sukurti visiškai naują leksikoną. Paskutinė vizualinė scena palieka mūsų vienu vaizdu. Tylus vandens paviršius, kuris atrodo ramus, bet po juo banguoja begalė impulsų, pasiruošusių kurti visatą. Vaizdas – sieninis senovinis laikrodis, kurio rodyklės suka atgal ir kartu su rodyklėmis vis labiau plečiasi erdvė už stiklo iki begalinio žvaigždžių lauko. Staigus permetimas. Mes tempiame juostą atgal per milijardus metų ir matome, kaip galaktikos sutrinka į tankes dujas ir vėlesnį karštį.
kol laiko juosta sustoja ant taško, kur įprasta matematika sako, čia pabaiga. Ką reiškia tas sustojimas? Tai ne tik mitas ar metafora, tai klasikinės kosmologijos problema, kuri kiekvieną fiziką privertė paklausti, kada mūsų lygtys nustoja būti patikimos. Albertas Einšteinas 1915 metų Berlyno universiteto fizikos aplinkoje suformulavo bendrąją reliatyvumo teoriją kaip geometrijos ir materijos sąveikos įstatymą. Aleksandras Friedmanas 1922 metų Sankt Peterburgo universitete parodė, kad laisvos visatos sprendimai natūraliai veda prie išsiplėtimo. Georges Lemaitre 1927 metų Liuveno katalikų universitete pirmasis pasiūlė idėją apie pirmykštį atomą, kuriame klasikinės lygtys atgalinė trajektorija suspaudžia visatą iki taško. Tačiau tas taškas, singuliarumas, nėra gražus sprendimas. Jis yra signalas apie lūžį. Roger Penrose 1965 metų Oksfordo universitete parodė, kad tam tikromis fizikinėmis sąlygomis, einant laiko atgal, geometrinės savybės veda į begalybę kreivumo. Stephen Hawking 1970 metų Kembridžo universitete kartu su Penrose sukūrė singuliarumo teoremų programą, kuri formaliai apibrėžė, kodėl klasikinė erdvėlaikio geometrija gali žlugti. Paprastai auditorijai sakoma, singuliarumas reiškia pradžią. Bet palaukite, ši išvada turi gedimų. Singuliarumas klasikinėje teorijoje reiškia tiesiog tai, kad mūsų lygtys duoda begalybės, o begalybės reiškia, jog formulėms pritrūksta prasmės. Tai nereiškia, kad fizinė realybė turi baigt. Tai reiškia, kad reikia naujos kalbos, kuri apimtų regionus, kur klasika tapo belaikė ir beribė. Čia įsiveržia infliacija, kuri suteikia kvantinį pliusą klasikiniai istorijai. Alan Guth 1980 pradžios metų Massachusetso technologijos instituto aplinkoje siūlė, kad labai ankstyvoje visatoje egzistavo fazė, kurioje erdvė išsiplėtė eksponentiškai per labai trumpą laiko tarpą. Andrei Linde 1980 metų Stanfordo universitete plėtojo chaotiškos infliacijos idėją, kurioje daug regionų gali uždegti infliacijos procesą nepriklausomai vienas nuo kito. Infliacija pakeitė mūsų intuityvų laiko vaizdinį. Ji parodė, kaip kvantiniai fluktuacijos gali tapti kosminėmis struktūromis ir kaip didžiulė erdvės dalis gali būti sukurta iš santykinai nedidelės pradinės būsenos. Tačiau ir čia kyla klausimas, kuriuo niekas nenori užsiimti. Jei infliacija gali tęstis amžinai į priekį, ar ji gali tęstis amžinai atgal? Ar galime naudoti infliaciją kaip paaiškinimą pirminiai būsenai? Skeptikas pakelia ranką ir sako, kad visa ši diskusija yra kalbėjimas apie modelius, o ne apie realybę. Jūs teisūs. Istorija yra tik tiek pat tikra, kiek jos prognozės sutampa su stebėjimais. Ir protingas skepticizmas priverčia mus paprašyti griežto argumento. Ir štai čia ateina teorema, kuri sukėlė daug triukšmo ir tada dar daugiau smulkesnių diskusijų. Arvind Borde, Alan Guth ir Alexander Vilenkin 2003 metų paskelbė analizę, kuri tapo žinoma kaip Borde-Guth-Vilenkin arba BGV teorema. Jie nekalbėjo apie kvantinę pradžią. Jie pateikė grinai geometrinį argumentą. Jei vidutinis tempas visatos plėtimosi palei geodezes, tai yra trajektorijas erdvėlaikyje, yra teigiamas, tuomet tos trajektorijos negali būti tęsiamos beribiai praeitin. Jos yra netvirtos į praeitį. Sakyti paprastai, BGV sako, kad jei visata vidutiniškai plėtėsi per visą savo istoriją, tada kažkur ta plėtra turi turėti pradžią. Tai nėra sakymas, čia buvo singuliarumas. Ir tai nėra kvantinės gravitacijos teorema. BGV yra klasikinio kaimo balsas, skelbiantis. Jei laikysitės šių geometrijos taisyklių, negalėsite išvengti pradžios. Bet ką reiškia pradžia šiame kontekste? Ir ką BGV neteigia? Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ko BGV nepasako. Borde, Guth ir Vilenkin nesako, kad visa praeitis turi būti vienas taškas, kur laikas baigėsi. Jie neteigia, kad kvantinė teorija negali pakeisti to vaizdo. Jie taip pat nepateikia tikslios istorijos, kurioje nurodoma, ką tiksliai reiškia pradžia. Jie sako,
Klasikinės geometrijos sąlygomis praeitis nėra beribė. Tai palieka sprendimą atsidurti kvantinėje lauko ar kvantinės gravitacijos srityje. Čia vėl įsiterpia skepticizmas ir vėl turime jį sučiaupyti su griežtu klausimu. Ar BGV uždraudžia amžiną praeitį, kuri būtų neklasikinė? Ne. BGV užblokuoja tik tam tikrą klasikinės erdvėlaikio trajektorijų tipą. Ar tai reiškia, kad infliacija negali turėti nepradžios kvantinių lygmenių? Vėlgi ne. BGV primena apie ribas, o ne apie galutinį teismą. BGV remiasi savoka vidutinė Hubble'o parametro reikšmė, palei geodezes. Hubble'o parametras čia suvokiamas kaip vietinis plėtimosi greitis, matuojamas kaip lauko gradientas. Tai yra matematinis objektas išvedamas iš Einšteino lauko lygties sprendinių. Borde ir kolegos naudoja geometrinius argumentus, kurie rodo, kad teigiama vidutinė plėtra sukelia praeitin netvirtumą. Tačiau šis argumentas yra formalus ir nepriklauso nuo specifinių energijos turinio modelių. Kada klasika nustoja veikti? Klasikinė bendroji reliatyvumo teorija praranda galiojimą, kai kreivumas ir tankis tampa tokie dideli, kad kvantiniai poveikiai tampa nebeatmetami. Fizinė riba, kurią mes vadiname Plancko Mastro riba, žymi momentą, kai kvantiniai gravitaciniai efektai turi būti įtraukti. Plancko ilgis ir Plancko laikas yra tokie mažyčiai ir trumpi, kad įprasti matavimo įrankiai tampa bejėgiai. Ką reiškia Plancko mastas žmogiškesniais žodžiais? Tai toks mastelis, kurio dydis yra nepaprastai mažas palyginus su atomo ar branduolio dydžiu. Tai kaip bandyti aprašyti Žemės reljefą pagal mišinio molekules. Kai kreivumo skaitikliai artėja prie tos ribos, erdvėlaikio audinys nebėra sklandus, jis pradeda virpėti kvantinėmis fluktuacijomis ir klasikinė geometrija praranda prasmę. Kokia praktinė pasekmė? Bet kokia istorija, kuri atveda mus prie tokių aukštų tankių, privalo būti peržiūrėta kvantinės fizikos lygmenyje. James Hartle ir Stephen Hawking 1983 metų pasiūlė beribos kvantinę viziją, kurioje laikas tapo uždaras ir neturėjo ankstyviausio momento, kaip ašies pradžios. Tai vienas iš būdų formaliai spręsti singuliarumą be klasikinės begalybės. Bet vėl skeptikas tyliai purto galvą. O kaip mes galime patikrinti tokias idėjas? Jūs teisūs, tai kritinis klausimas. Bandymas perkelti mus į kvantinę erdvę neturi prasmės, jei mes negalime susieti to su eksperimentu. Čia atsiranda diferencijuojanti linija tarp teorijų, kurios duoda konkretų stebimą parašą, o kurios lieka matematinėmis avantiūromis. Keli takai siūlo išėjimą. Pirma, keli kvantinės kosmologijos modeliai prognozuoja konkrečius nukrypimus foninio mikrobanginio spinduliavimo statistikoje arba net gravitacinių bangų parašus, kuriuos gali ieškoti jautresnės observatorijos. Antra, tam tikros infliacijos ir priešinfliacijos scenos gali duoti svyravimų spektrus, kurie atskiria tinkamą kvantinės pradžios modelį nuo kitų. Tai reiškia, kad nors mes kalbame apie egzotiškus pradžios sprendimus, jie nėra visiškai nepasiekiami. Vis dėlto ribos išlieka. Net jei mes surastume signalą, atskirianti vieną kvantinį modelį nuo kito, mes vis dar liktume su esminiu filosofiniu klausimu. Ar prasme priežastis prieš turi prasmę, jei laikas pats yra emergentinė savybė? Jei laikas yra sukurtas kartu su erdvėlaikiu per tam tikrą fazinį perėjimą, tada klausimas, kas buvo prieš, galėtų būti klaidingas nuo pat pradžių. Sunku būti komfortabili su tokia klaida. Mūsų intuicija reikalauja priežastingumo, bet fizika jau keletą kartų ją apiplėšė. Roger Penrose 2010 metais Oksfordo universitete pasiūlė konforminio ciklinio kosmologijos modelį, kuriame skirtingos visatos eros yra susietos transformacijomis, kurios ištrina tradicinės pradžios prasmę. Tai įdomi alternatyva, bet ji taip pat susiduria su mato ir entropijos iššūkiais. Grįžkime prie BGV ir matavimo problemos infliacijos kontekste. Jei infliacija generuoja begalybę regionų arba daug nesusijusių bulvių multivise, kaip mes priskirsime tikimybę tam, ką stebime? Problema, vadinama mato problema, nėra vien abstraktus vardas. Ji yra riba tarp prognozuojamos ir neprognozuojamos fizikos. Alan Guth vienam 1980 pradžios metų ir kiti infliacijos kūrėjai jau seniai vargsta su šiuo klausimu.
Mato problema turi realias pasekmes. Jei bet kuri būklė atsiranda begalybėje, tuomet tikimybės gali priklausyti nuo to, kaip mes skaičiuojame begalybę. O tai veda prie paradoksų, kurių sprendimas yra griežtai matematinis, bet su filosofiniais padariniais. Tai atveria duris į antropinį aiškinimą, kuriuo remiasi kai kurie mokslininkai, tačiau tuo pačiu momentu kvestionuoja tradicinį mokslinį tikslą pateikti vienareikšmišką prognozę. Šiame taške reikia priminti. Teorinis argumentas prieš laiką ar singuliarumą negali užbaigti diskusijos be aiškių kriterijų, kaip mes patikrinsime skirtingus paaiškinimus. Taigi, mokslinė atsakomybė reikalauja ne tik filosofinių spekulacijų, bet ir paieškos dėl testuojamų signalų bei konceptualių darbų, kurie parodo, kurioms sąlygoms klasikinė aprašas dėlionėje vėl sustiprėja. Ką reiškia klasikinės ribos praradimas praktikoje? Tai reiškia, kad laiko ir erdvės kovariacijos tampa vienodai neapibrėžtos, kaip kvantinių dalelių pozicijos ir greičiai. Karlo Rovelli 2004 metų Marselio ir Paryžiaus kvantinės gravitacijos tyrimuose pabrėžia, kad reikia visiškai naujų kintamųjų ir naujos ontologijos aprašyti tam tikrą erdvėlaikio struktūrą. Kilpinės kvantinės gravitacijos programoje erdvėlaikis iš esmės įgyja diskrečią sandarą, kuri pakeičia mūsų klasikinius aprašus. Bet kvantinė geometrija taip pat turi alternatyvas. Strūnų teorija ir jos išvestinės hipotezės siūlo, kad papildomos erdvės dimensijos ar topologiniai poslinkiai gali sušvelninti singuliarumo problemą per energijos peizažo pereikėvimus. Tačiau abi programos kol kas pateikia tik dalinį pažadą ir neatsako vienareikšmiškai į matavimo ir testavimo iššūkius. Štai kur mes sugrįžtame prie nuovargio ir vilties junginio. Mes turime galingus geometrinius argumentus, tokius kaip BGV, kurie rodo, kad klasikinė infliacija negali būti begalinė į praeitį be tam tikros formos pasikeitimo. Mes taip pat turime kvantinės idėjas, tokias kaip Hartle-Hawking pasiūlymas arba kilpinė kvantinė gravitacija, kurių žodžiai rodo alternatyvias pradžias. Tačiau tarp šių polių tupi didžiulis empirinis tylusis kambarys, kuriame sprendimas turi būti surastas. Vaizdinys. Mes stovime prie senovinio lango ir žiūrime į tamsų vakaro dangų. Meteoras įkaitęs praskrieja ir užgesina. Trumpas žybsnis, bet sukelia fiziškai matomą pėdsaką. Taip ir kvantinės pradžios idėjos gali palikti mažus, bet atpažįstamus pėdsakus mūsų dabartinėje visatoje. Jei mes mokame juos surasti, galbūt galime pažvelgti toliau nei BGV ribos leidžia klasikai. Galiausiai klausimas lieka atviras ir provokuojantis. Ar pradžios problema yra tik technologinis iššūkis, kurį įveiksime su geresniais instrumentais ir ryškesnėmis teorijomis? Ar tai fundamentaliai filosofinis ribojimas mūsų pačių sampratai apie priežastį ir laiką? Aleksander Vilenkin vienam 1990 metų ir 299 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 metų
ir 299 metų, ir 299 metų. Ir 2003 metų diskusijose siūlo, kad kvantinis tuneliavimas gali sukurti visatą iš būsenos, kuri neturi klasikinės priežasties. Tai drąsus teiginys, bet jis nėra galutinis. Mes paliekame šią dalį ne su pabaiga, bet su 3 dėžėmis, kurias turime atidaryti. Pirmoji – klasikinės kosmologijos riba, kurią formaliai pažymėjo singuliarumai ir BGV. Antroji – kvantinės pradžios modeliai, siūlantis alternatyvas singuliarumui. Trečioji – empirinis kelias, kurio mes dar neįveikėme, bet kurio ženklai gali būti mūsų amžiaus atradimas. Uždangą nulenkiame su vaizdu. Laiko rodyklė nebesuka kaip anksčiau, bet ji dar pulsuoja. Kvantinės bangos ruošiasi kitam užtaikymui ir mes turime įrankius, kad jas užfiksuotume. Jūs šiuo momentu sėdite čia ir kvėpuojate laiko tėkmėje, kuri pagal klasikinius modelius turi pradžią. Tai reiškia, kad kiekvienas jūsų minties smūgis, kiekvienas prisiminimas, kiekvienas garsas, kuris jūs formuoja, remiasi istorija, kuri pagal vienus modelius prasideda vienu tašku. Bet palaukite, ką reiškia pradžia, kai kvantinė fizika leidžia erdvėlaikio savybės skysti ir persiformuoti, o laikas pats gali prarasti savo įprastą prasmę. Ši dalis imasi atidaryti 3 dėžes, kurias palikome anksčiau. Pirmoji – Hartle-Hawking be ribų pasiūlymas. Antroji – Alexander Vilenkin tuneliavimo idėja. Trečioji – alternatyvūs kvantiniai sprendimai, tarp kurių dažnai minima idėja apie atšokimą arba bounce. Pirmoji dėžė yra James Hartle ir Stephen Hawking idėja, pasiūlyta 1983 metais. Hartle iš Kalifornijos universiteto Santa Barbaros kartu su Hawkingu iš Kembridžo pasiūlė, kad kvantinės geometrijos būsena visatos pradžioje neturi tradicinės laikinės ribos. Įsivaizduokite rutulį. Jis neturi krašto, bet gali turėti vietą, kuri mūsų stebėjimuose pasireiškia kaip pradžia. Tai yra jų pagrindinė intuicija. Bet palaukite, tai nėra tik graži metafora. Tai konkretus kvantinis pasiūlymas apie visatos bangos funkciją, kuri reikalauja matematinio vertinimo. Hartle-Hawking pasiūlymą iš esmės galima vaizduoti kaip perėjimą iš erdvinės būsenos, kur laikas elgiasi kaip dar viena erdvinė koordinatė, į įprastinį erdvėlaikį. Ši idėja remiasi kompaktinėmis euklidinėmis geometrijomis be ribų. Metafora – tai lyg įsivaizduoti žemėlapį, kuriame nebelieka linijų žyminčių pradžią. Vietoj to turime uždarą paviršių, kurio atitikmuo mūsų laikui atrodo kaip pradžia. Ir štai čia prasideda dramatiškas poslinkis. Pagal šią idėją klausimas, kas buvo prieš, gali būti semantiškai beprasmiškas, nes nėra prieš, yra tik sklandus perėjimas. Sekantis smūgis – Alexander Vilenkin idėja, pasiūlyta apie 19-aisiais 1082 metus. Vilenkin iš Tufto universiteto pasiūlė, kad visata galėjo iššokti iš būsenos, kurią jis vadino niekuo, per kvantinį tunelį iš nieko į kažką. Paprasta metafora. Tai kaip mažas dalelės smūgis, kuris tyliai praėjo per kalną, tarsi per tunelį, ir galiausiai pasirodė priešais mus esanti plati slėnio dalis. Mūsų klasikinis, išsiplėtęs visatos regionas. Vilenkin atkreipė dėmesį, kad tuneliavimo interpretacija suteikia asimetrišką laiko vektorių. Laikas startuoja kaip kryptis, kuri išeina iš tunelio. Šis skirtumas tarp asimetrijų nėra menkas. Vilenkino tuneliavimo sąlyga techniškai parenka konkrečias bangos funkcijos komponentes, kurios atitinka kylantį, išėjantį sprendimą. Kitaip tariant, jis siūlo konkrečią kvantinę procedūrą, kuri matematiniu būdu skiria krypčių grupes ir taip įveda natūralų laiko tėkmės orientyrą. Bet palaukite, argumentai apie tikimybę skiriasi. Vilenkino metodo rezultatai dažnai interpretuojami kaip linkę palaikyti ilgesnę infliaciją, nei tam tikros Hartle-Hawking interpretacijos. Tai reiškia, kad dvi kvantinės pradžios idėjos duoda skirtingas prognozes apie tai, ką turėtų matuoti mūsų instrumentai. Laikykitės, nes čia ateina mūsų privalomas minties eksperimentas. Įsivaizduokite, kad stovite prieš dvi duris. Už pirmųjų tylus lygus kambarys be sienų, už antrųjų siauras tunelis, kuris veda į plačią aikštę.
Jūs negalite žiūrėti pro jas, bet galite numesti monetą, kurios atspindys pasakys, kuriomis durimis turėjo prasidėti kambarys ar aikštė. Ką jūs svarstytumėte? Ar jūsų moneta gali nuspręsti ir ar jos rezultatas turi ontologinę prasmę, jeigu abi durys yra kvantinės superpozicijos? Šis eksperimentas kerta per intuiciją. Kai pradžia pati yra kvantinė, klausimas, ką reiškia pasirinkimas, sugrįžta į pačią matavimo ir interpretacijos problemą. Grįžtant prie mokslinio svorio, Hartle-Hawking ir Vilenkin modeliai turi skirtingą matematinę struktūrą ir skirtingas fizinės prielaidas. Hartle-Hawking remiasi kompaktinėmis euklidinėmis kelių integralų formulėmis ir simetrija tarp laiko ir erdvės pradinėse sąlygose. O Vilenkin pasirinko tuneliavimo tipo sąlygą, kuri matematiškai atmeta įeinančias bangas ir palieka tik išeinančias. Konsekvencija, jie skiriasi ne tik vaizdais, bet ir tuo, ką jie griežtai imant teigia apie tikimybės pradiniai būsenai. Bet palaukite, mes vis dar turime įvertinti, ką iš tiesų gali patikrinti observacija. Ką šios dvi idėjos paaiškina rimtai? Pirma, abi jos siūlo būdą, kaip išvengti klasikinio singuliarumo, kuris žymi bendrosios reliatyvumo ribą. Hartle-Hawking tai daro per idėją, kad nėra laikinės ribos, o Vilenkin per kvantinį perėjimą iš nieko. Abi suteikia integruotą kvantinį pradžią, kuri leidžia kalbėti apie bangos funkciją, iš kurios vėliau gali išsivystyti klasikinė evoliucija. Antra, abi idėjos susijusios su infliacija ir struktūros formavimusi. Jos gali būti derinamos su infliacijos mechanizmu, kur kvantinės fluktuacijos per infliacijos erą tampa pradinių tankio svyravimų sėklomis. Hartle-Hawking bangos funkcija gali teikti didesnį svorį tam tikroms infliacijos trajektorijoms, o Vilenkino požiūris gali natūraliai remti ilgą infliacijos periodą. Bet palaukite, konkretus rezultatas priklauso nuo to, kaip tiksliai modeliuojame infliacijos lauką. Ir čia kyla didžiulė priklausomybė nuo papildomų hipotezių. Tačiau tai, ką abi idėjos nelabai padaro, yra paaiškinti vieną svarbiausių klausimų. Kodėl pradinė visata turėjo tokią žemą entropiją? Kvantinės pradžios modeliai gali pateikti mechanizmą, kuriuo geometrija būna lygi ir simetriška, bet entropijos problema lieka atvira, nes mažas entropijos lygis reikalauja specifinių sąlygų, kurių kvantinės amplitudės ne visada paaiškina. Hartle-Hawking gali pasiūlyti preferenciją simetrijai, o Vilenkin preferenciją tam tikroms tuneliavimo trajektorijoms, bet entropijos klausimas žengia toliau nei šių modeliavimo ribos. Toliau kitos praktinės pasekmės. Ar šios kvantinės pradžios idėjos gali duoti matomus, diferencijuojamus signalus foninėme mikrobanginėme spinduliavime arba gravitacinių bangų parašuose? Čia tiek Hartle-Hawking, tiek Vilenkin pateikia tam tikras gaires, tačiau rezultatai labai priklauso nuo specifinių prielaidų apie infliacijos dinamiką ir kvantinių korekcijų pobūdį. Hawkingas ir Hartlė savo darbe pasiūlė tam tikras amplitudžių struktūras, kurios teoriškai galėtų paveikti spektrą. Vilenkin pateikė kitas formuluotės, kurios rodo, kad tuneliavimas gali palikti skirtingus svorius mažiems ir dideliems bangoms. Vis dėlto empirinis atskirimas yra sudėtingas. Dabartiniai stebėjimai, pavyzdžiui, kosminės mikrobangų misijų duomenys, suteikia labai griežtas ribas, bet jie vis dar negali vienareikšmiškai išskirti, ar pradžios bangos funkcija buvo Hartle-Hawking tipo ar Vilenkino tipo. Taip yra todėl, kad infliacijos procesas ir vėlesnė evoliucija gali ištrinti ar sumažinti pradinės kvantinės skirtumus. Bet palaukite, tai nereiškia, kad atskirimas neįmanomas. Tai reiškia, kad mums reikia labiau rafinuotų prognozių ir naujo tipo signalų, pavyzdžiui, specifinių negausumų ar retų gravitacinių bangų spektrų. Laikas pereiti prie trečios konkurentinės dėžės, kurią mes turime įvertinti prieš priimdami sprendimą. Tai idėja apie atšokimą arba būsenos bounce, kurią remia kai kurie kilpinės kvantinės gravitacijos tyrimai, pavyzdžiui, Abhay-Ashtekar darbai. Ši paradigma siūlo, kad vietoje singuliarumo įvyksta kvantinis atšokimas. Ankstesnė kontrakcijos fazė virsta ekspansija per kvantinį mechanizmą. Metafora. Visata yra tarsi spiruoklė, kuri susispaudžia ir tada paleidžiama, išvengdama begalybės kaip matematinio skirtumo. Šis trečias modelis atsiskiria nuo Hartle-Hawking ir Vilenkin tuo, kad jis išlaiko tam tikrą kausalinį testinumą per laiką. Yra prieš ir po,
tik juos skiria kvantinis įvykis. Tai duoda kitokią intuityvę struktūrą priežastingumui ir leidžia svarstyti apie informacijos likimą per atšokimą. Bet palaukite, šis modelis susiduria su savo iššūkiais. Kaip paaiškinti, kodėl priešinis periodas turėjo tokias savybes ir kodėl mūsų dabartinė ofistorija atrodo tokia žemo entropijos? Be to, kiekviena perėjimo mechanika priklauso nuo detalios kvantinės gravitacijos formos, kurios mes dar neturime. Laikas pradėti atsijoti silpnesnius kandidatus. Trečiasis modelis, kvantinis atšokimas, yra patrauklus savo intuityvumu, bet jis reikalauja specifinių savybių teorijoje, kurias mes dar nesugebėjome eksperimentiškai patikrinti. Hartley Hawking ir Vilenkin, nors ir skirtingi, dalijasi tuo, kad jie siūlo būdą apskaičiuoti bangos funkciją ir taip pateikti skaitinės prognozes. Iš mokslinio darbo perspektyvos tie modeliai leidžia formuluoti konkrečias amplitudes, o tai yra didelis privalumas. Vis dėlto, tarp Hartley Hawking ir Vilenkin vis dar tęsiasi ginčas, kuris yra tiek techninis, tiek filosofinis. Hartley Hawking teigia, kad nebegalima kalbėti apie prieš, nes laikas virsta erdve. Vilenkin teigia, kad kvantinis procesas sukuria laiko kryptį. Šie du požiūriai skiriasi ir jų matematinės formuluotės parodo skirtingas tikimybės pradiniams sąlygoms. Bet palaukite, veiksmingas sprendimas priklauso nuo to, kaip mes interpretuojame bangos funkcijos reikšmę. Ar tai yra objektyvus kvantinės tikimybės matas, ar tai yra priemonė apskaičiuoti statistiką per daug pasaulių. Šios diskusijos veda prie dar gilesnio klausimo apie matavimo interpretaciją visuminėje kvantų mechanikoje. John A. Wheeler savo laiku provokavo idėją, jog klausimas, kodėl yra kažkas, o ne nieko, yra kartu fizinis ir filosofinis. Ir Hartley Hawking bei Vilenkin modeliai tik vienu ar kitu būdu bando fiziškai adresuoti šį klausimą. Hartley Hawking perkelia problemą į geometrijos sritį. Vilenkin teikia mechanizmą tuneliavimui, o abi reikalauja, kad mes aiškiai įvardintume, ką reiškia tikimybė ir observacija visatos mastu. Bet palaukite, be aiškios kvantinės gravitacijos teorijos arba nepriklausomų matavimų šie klausimai išlieka atviri. Taigi, kuris kandidatas lieka stipriausias? Jeigu mes vertinsime pagal teorinį skaičiuojamumą ir gebėjimą pateikti prognozes, Hartley Hawking ir Vilenkin turi pranašumą prieš labiau konceptualias ar dar neišbaigtas atšokimo idėjas. Hartley Hawking duoda elegantišką matematinę viziją, kuri įtraukia kompaktinės geometrijas be ribų ir siūlo natūralų būdą išvengti singuliarumo. Vilenkin tuo tarpu duoda intuityvų kvantinį mechanizmą, kuris leidžia aiškiai įvesti laiko kryptį per tuneliavimą. Abu kandidatai yra gyvybingi, bet jie nesutampa ir abiejų gyvybingumas priklauso nuo tolimesnių teorinių bei eksperimentinių žingsnių. Stipriausias kandidatas šiame lygmenyje bus tas, kuris bus suderintas su aukštesnio lygio kvantinės gravitacijos teorija ir su aiškiais atskiriamais observaciniais signalais. Hartley Hawking gali būti teisingas matematiškai, bet jei mūsų geresnė kvantinė gravitacija parodys, kad tuneliavimo amplitudė dominuoja, Vilenkino idėja įgaus pranašumą. Ši konkurencija nėra tragedija. Ji yra sveikas mokslo variklis, verčiantis mus ieškoti naujų eksperimentų ir griežtesnių matematikos. Galiausiai, ką šios idėjos palieka atviru ir kodėl tai svarbu tolesniam darbui? Pirmiausia, abi neatsako pakankamai į entropijos kilmę ir laiko rodiklės fundamentą. Antra, jos priklauso nuo to, kaip kvantinės korekcijos integruojamos į infliacijos dinamiką, o tai lemia stebimas anizotropijas ir negausumus. Trečia, abi priklauso nuo mūsų supratimo apie matavimą ir observaciją visumos mastu. Klausimas, kuris peržengia grynos fizikos ribas ir pereina į interpretacijos sritį. Bet palaukite, tai nėra beviltiška. Tai yra aiškus planas – pagerinti teorinį formalizmą, sukurti konkretesnės prognozes ir ieškoti signalų, kurie gali atsiskirti tarp šių variantų. Uždarant šią dalį, palikime jūs su vaizdu. Mes stovime prie trišalio kelio naktį, kiekvienas kelias apšviestas kitaip. Pirmasis spindi tolygiai ir be ribų, antrasis veda per siaurą tunelį į platų horizontą, trečiasis vilioja atšokimu, kuriame praeitis ir ateitis susilieja. Kiekvienas kelias turi racionalių argumentų ir kiekvienas palieka atvirus klausimus. Mes judėsime pirmin ne su vienkartiniu sprendimu, o su supratimu, kaip šios idėjos konkuruoja, kur jos susitinka
ir kokius empirinius ženklus jos mums palieka sekti. Mes stovime prie tos pačios kryžkelės, kurias aprašėme anksčiau, bet dabar žibina kita šviesa. Įsivaizduokite visatos istoriją sulankstytą iki 1 metų. Žvaigždžių gimimas lapkričio pabaigoje, Žemės formavimasis gruodžio 29, o visa žmonijos istorija paskutinę sekundę prieš vidurnaktį. Kas toliau? Jei net visas laikas telpa į tokį sutrumpintą kalendorių, kaip mes apskaičiuosime tikimybės, kai infliacija gamina begalę galimų dienų ir sekundžių? Tai pasiekiame matavimo problemą infliacinėse scenarijuose. Fizikas Andrej Linde 1990-ieji Stanfordo universitetas iškėlė idėją apie chaotišką infliaciją, kurioje atskiros visatos burbulai susiformuoja nuolat ir kartojasi be ribos. Klausimas paprastas žodžiais, bet klastingas matematiškai. Jei turime begalę burbulų, kaip tiksliai pasakyti, kiek iš jų turi tam tikrą savybę, pavyzdžiui, specifinį kosmologinį konstantos dydį? Problema nėra tik akademinė. Kai fizikas Aleksandras Vilenkin 1990-ieji Tufto universitetas ir kolegos siūlo skaičiavimų taisykles, jos lemia, kokias prognozes mes gauname apie tai, ką turėtume stebėti čia ir dabar. Praktiškai tai reiškia, skirtingi ribinio apribojimo arba sverto metodai duoda skirtingas prognozes, o tai griauna tradicinę mokslo idėją, kad teorija vienareikšmiškai prognozuoja stebimus duomenis. Ir štai kur ima kilti egzistencinis nerimas, kuri taisyklė yra teisėta. Įsivaizduokite sodą, kuriame auga begalė obelų ir kiekvienas medis duoda atskirą obuolį, o jūs turite pasakyti, koks obuolys dažniausiai noksta. Ką reiškia dažniausiai, jei sodas be galo didelis? Tai paprasta metafora, bet ji atspindi esminį iššūkį. Reikia reguliavimo plano, tada nuoseklumo, tada empirinių santykių, o visa tai cukruojama ant matematikos peilio. Vienas būdas reguliuoti – įvesti laiko arba tūrio apribojimą ir tada imti ribą. Tokią idėją svarstė fizikai, o ypač Borde, Guth ir Vilenkin 2003, kai analizavo singuliarumo klausimus ir infliacijos nuoseklumą. Technika atrodytų pragmatiška. Uždarome langą laike, skaičiuojame ir tada plečiame langą, žiūrėdami, ar atsakymas stabilizuojasi. Bet čia slypi spąstas. Rezultatas priklauso nuo to, kaip plečiame langą. Ir tai reiškia, kad pasirinkimas nėra neutralus. Jis inkaruoja teoriją į arbitražišką sprendimą. Ir štai didelis smūgis. Kai kurie reguliavimo būdai leidžia vieną iš paradoksų iškilti virš vandens – Boltzmano smegenų paradoksui. Prieš įeinant giliau, pažvelkime į mažą ir didelį pasaulių atspindį viename paveiksle. Kvantinės ir termodinaminės fluktuacijos mikroskopinių lygmenių elgiasi taip pat kaip retkarčiais pasitaikantys didžiuliai kosminiai atvejai makroskopinių lygių. Tai paralelė, kuri verčia mums permastyti, ką reiškia tipiškas stebėtojas. Idėja, kurią užčiuopė Ludwig Boltzmann XIX amžiaus pabaigoje, skambėjo paprastai. Didelės sistemos gali patekti į retas, mažesnės tikimybės būsenas per atsitiktines fluktuacijas. Vėliau ši idėja išplėtota į kosmologiją ir mokslininkai, pavyzdžiui Don Page 2006 Alberto universitetas, užklausė, jei kosmosas amžinai egzistuoja arba turi begalinę erą infliacijos, tai ar atsitiktiniai protai, Boltzmano smegenys, nebus daug dažnesni už visus mus, kurie turėjome ilgą nuoseklią istoriją. Boltzmano smegenys paprasčiau įsivaizduoti kaip momentinius stebėtojus, kurie atsiranda kaip netikėta kvantinė arba termodinaminė fluktuacija, turinti atmintį ir potyrį, bet be realios istorijos. Tai lyg laimingas loterijos bilietas, kuris atsirado vien tik iš triukšmo. Milijonai tokių bilietų gali atsirasti, jei pasaulis ilgas arba begalinis. Jei modelis teigia, kad dauguma stebėtojų būtų tokie momentiniai, mes turime mirtiną prieštarą su savo patirtimi. Mes prisimename nuoseklią istoriją. Vaizdas, kurį tai sukelia, nėra tik filosofinis žaismas. Jei mūsų matavimo taisyklė arba kosmologinė hipotezė leidžia Boltzmano smegenims dominuoti, ji praranda vidinį nuoseklumą. Tai reiškia, jog tokia teorija prognozuoja, kad turėtume būti tokiomis smegenimis, o kadangi mes netokie, teorija yra disonansinė iki neatpažįstamumo.
Tai veikia kaip popierinis testas. Jeigu modelis priveda prie to, kad daugiau stebėtojų yra atsiradę iš niekur, tuomet šis modelis kenčia nuo egzistencinio nenuoseklumo. Grįžkime prie 3 filosofinių strategijų, kurias galime pasirinkti kovodami su šia problema. Pirmoji strategija – reguliatorius. Įvesti matematinį ribinio apribojimo arba svorio funkciją, kuri pašalina begalybę arba sumažina jos įtaką, kaip siūlė Aleksandras Vilenkin 1990-ieji, Tufto universitetas. Antroji strategija – kondicionavimas. Sutelkti skaičiavimus tik į stebėtojus ar sąlygas, pagal kurios egzistavimas yra būtinas. Idėja, kurią nuo humanistinių šaknų iškėlė Brandon Carter 1974, Kembridžo universitetas. Trečioji strategija – pjovimas. Paprasčiausiai atmesti metafizinius regionus, kurių niekaip negalime stebėti, ir laikyti jas nereikšmingomis ontologiniu požiūriu. Kiekviena strategija turi savo stiprybės ir silpnybės. Reguliatorius leidžia atlikti skaičiavimus ir gauti konkrečias tikimybės, bet reguliavimo pasirinkimai dažnai atrodo savavališki arba netgi pritaikyti norimiems rezultatams. Kondicionavimas duoda aiškę selekciją ir kartais paaiškina antropinius stebėjimus, tačiau jis nesprendžia, kodėl tam tikra fizinė pasiūla egzistuoja. Jis tik filtruoja. Pjovimas išlaiko ontologinį minimalizmą, bet jis smarkiai sumažina prognozuojamumą ir gali palikti daug empirinių faktų nepaaiškintų. Įsivaizduokite 3 duris, kiekviena vedanti į kitą pasaulio vaizdą. Viena atvira, bet apipinta skaičiavimų kilpomis. Kita – tarsi protingas filtras, leidžiantis įeiti tik tam tikriems stebėtojams. Trečia – užsidaranti ir tylinti visa, ko negalima patikrinti. Kurią durį pasirinkti? Kuri mus labiau priartina prie to, ką mes matome šiandien? Dabar dar vienas žingsnis į gilumą – begalinės įvairovės idėja. Kad kiekviena galimybė kažkur yra realizuota, savaime nėra paaiškinimas. Tai primena idėją apie biblioteką, kurioje egzistuoja visi įmanomi tekstai. Faktas, jog tavo knyga yra ten, neatsako, kodėl ji turi būtent tą turinį. Mokslas reikalauja ne vien egzistavimo, bet tikimybės ir priežasties. Ir be jos mes gauname ne teoriją, o pasaulio katalogą be svorio. Net tokios drąsios hipotezės kaip Max Tegmark 2004 Masačusetso technologijos institutas pasiūlymas, kad egzistuoja visa matematika kaip realybė, susiduria su ta pačia problema. Be svorio funkcijos arba papildomos metateorijos visa tai tampa ontologinė versija viskas vyksta kažkur, kuri praranda prognostinę jėgą. Kitaip tariant, begalybė be tvarkos lemia, kad bet koks stebėjimas gali būti pateiktas kaip anekdotas, o ne kaip testuojama hipotezė. Tai grįžta prie vieno iš nedaugelio sėkmingų antropinių pasakojimų, kai fizikas Steven Weinberg 1977 Harvardo universitetas panaudojo antropinę argumentaciją dėl kosmologinės konstantos, jis davė prognozę, kuri vėliau stebėjimuose pasirodė ne visiškai neteisinga. Ir tai buvo retas atvejis, kai selekcinis paaiškinimas turėjo prognozinę vertę. Tačiau tokios sėkmės retai kompensuoja visą begalybės problemos sunkumą. Jei viskas yra leistina kažkur, kodėlgi netikėtis visko čia? Atsakymas veda prie būtinybės įvesti metaprincipą arba svorio taisyklę, kuri paaiškintų, kodėl tam tikros galimybės turi didesnę masę nei kitos. Bet tuomet mes grįžtame prie seno klausimo. Kas teisus nustatant metaprincipą? Ar tai bus fizikos dalis, kurią galėsime išvesti iš gilesnės teorijos, ar filosofinė priedanga, kurią mes pasirenkame, kad sugrąžintume prognozavimą? Ir štai atsidurime prie tolimesnio kelio, kurį dar teks eiti. Arba atrandame natūralų matavimo mechanizmą, išaugantį iš kvantinės gravitacijos, ar kažkokios kitos fundamentinės teorijos, arba mes priimame antropinius filtrus kaip privalomus. Arba atsisakome begalybės kaip praktinio aiškinimo instrumento. Kuri alternatyva išliks, priklausys nuo to, ar eksperimentai ir griežti formalizmai sugebės išsirinkti iš šio meniu. Ar mūsų ateitis – tai sugrąžinimas prie tvirtos metrikos, kuri išsprendžia matavimo problemą? Ar tai pabrėžimas, kad multivisata ir begalybė yra tik žingsniai į dar gilesnį principą? Tai klausimas, kuris pereina per matematiką ir filosofiją, bet jis nėra tik teorijų žaidimas. Jis veikia mūsų gebėjimą formuluoti hipotezes, kurias galima paneigti arba patvirtinti. Ir kai įsijungs nauji stebėjimai,
Nuo detalių foninio mikrobanginio spinduliavimo iki specifinių gravitacinių bangų parašų, teiginiai, kurie šiandien atrodo metafiziniai, gali tapti testuojamais. Tačiau pabaiga čia būtų per greita. Užduokite savo paprastą klausimą. Ar jūs taptumėte labiau tikintis teoriją, kuri teigia, kad jūsų atmintis yra tikros ir retai atsirandančios? Ar tokia, kuri sako, kad dauguma stebėtojų atsiranda be istorijos? Jūsų atsakymas – tai ne tik asmeninė nuostata, tai kritinis testas teorijų nuoseklumui, kurių sprendimai formuos mūsų tolesnę kelionę per multivisatos miglą. Pradėkime nuo įrašų, nuo netikėto signalo, kuris sugriovė saugią hipotezę. 1998 metai. Saul Perlmutter, Lawrence Berkeley nacionalinėje laboratorijoje ir Adam Rees, Kosminių teleskopų mokslo institutas, kartu su Brian Schmidt, Australijos nacionalinėme universitete, parodė, kad visata ne tik plečiasi, bet ir plečiasi spartėjančiu tempu. Tai buvo technologinis pramušimas. Naujos kartos teleskopai ir fotoelektrinės kameros pavertė supernovas ne tik žiburėliais, bet ir matuokliais, kurie suklupdė visą, ką laikėme savaime suprantamu. Vaizdas. Mes stovime ant kosminės skardžio ir matome, kad horizontas tolsta greičiau nei tikėjome. Šis poslinkis ekspertams reiškia vieną paprastą matematinį papildymą – kosmologinę konstantą arba kažką elgiančiosi kaip energija, kuri pildo erdvę ir stumia erdvę viena kryptimi. Bet tai nebuvo tik teorinis papildymas. Tai buvo stebimas reiškinys, atkoduotas iš šviesos atvykimo laiko ir ryškumo, įrašyto tūkstančių galaktikų kataloguose. Tvirtas patvirtinimas atėjo iš foninio mikrobanginio spinduliavimo analizės. Arno A. Penzes ir Robertas W. Wilson 1965 metais, Bellų 165 metais Bellų laboratorijoje atrado foninį mikrobanginį spinduliavimą, o Planck misijos 2013-2015 metais Europos kosminių tyrimų agentūra pateikė labai tikslų visatos metrikos vaizdą. Šie du instrumentai, tolimų supernovų katalogas ir foninis mikrobanginis spinduliavimas, susiejo du skirtingus laiko sluoksnius ir parodė tą patį. Tam reikalinga energija, kurios elgesys atitinka vadinamąjį lambda parametrą. Tai yra stebėjimų pamatinis faktas. Erdvės geometrija ir struktūros augimas yra suderinti su situacija, kurioje maždaug 70% visatos energijos biudžeto atsako kažkas, kas spartina išsiplėtimą. Bet palaukite. Ir štai čia prasideda tikrasis konfliktas tarp to, ką mes matome, ir to, ką mūsų geriausios teorijos prognozuoja. Kvantinė lauko teorija, sukurta laboratorijose, universitetuose ir nacionaliniuose centruose, numato kvantinių laukų nulinius svyravimus, kurie duoda vakuuminę energiją. Tačiau jos prognozė yra katastrofiškai didesnė už stebimą kosminę konstantą. Skirtumas matuojamas 120 tvarkų dydžių pagal bendrą teiginį, kurį dažnai cituoja teorikai. Tai nėra smulkus neatitikimas. Tai praraja, kuri griauna mūsų pasitikėjimą, kad galime vienodai taikyti kvantų ir gravitacijos dėsnius. Įsivaizduokite, jūsų kišenėje yra monetų maišelis, o knygoje ant stalo matematika, kuri prognozuoja, kad toje kišenėje turėtų būti visa banko sostinė. Tai būtent tokio absurdumo vaizdas. Šis skirtumas verčia fizikus nerimauti daugiau nei skaičių neatitikimas. Tai verčia abejonėti pačiais prielaidomis apie laukų kvantus, vakuumą ir gravitacijos sąveiką. Grubus kasdieninis paaiškinimas. Kosmologinė konstanta yra kaip vienodai paskirstyta įtempiamųjų jėgų tūka erdvėje, kuris nepriklauso nuo materijos tankio. Jei lambda būtų tiesiog dar vienas laukas su sava dinamika, tuomet galėtume bandyti jį užrašyti, sureguliuoti ar paaiškinti kaip natūralų išėjimą iš kvantinės teorijos. Bet taisyklė numatyti šios energijos mažumą natūraliai laužoma. Ir tai žeidžia vieną iš fundamentalių principų, kurį teorikai vertina geriau už bet ką – natūralumą. Taigi grįžkime į stebėjimus ir technologijas, kurios mus čia atvedė. Palyginimas tarp skirtingų duomenų rinkinių parodo, kodėl ši problema yra ne tik akademinė. Daniel Eisenstein ir jo bendradarbiai 2005 metais Sloan dangaus skaitmeninio tyrimo duomenyse aptiko barioninių akustinių oksosilacijų signalą, kurį panaudojo kaip atstumų matavimo indikatorių.
Šie nepriklausomi atstumo indikatoriai sutinka su foninio mikrobanginio spinduliavimo ir supernovų duomenimis tik tuomet, jei įvedame tamsiąją energiją už daugelio sąlygų. Vizualus taškas. 3 skirtingi instrumentai, 3 skirtingos technologijos, 3 nepriklausomi tyrimai, kurie visi rodo tą pačią anomaliją. Tai nėra vienas blogai sukalibruotas teleskopas. Tai keistas, tarpusavyje suderintas koziris iš skirtingų kortų tiekimo. Ir tai yra priežastis, kodėl klausimas tampa egzistenciniu. Arba mūsų teorijos yra blogos, arba visata yra tokia, kad reikalauja paaiškinimo, kurį dar nesame sugalvoję. Dabar filosofinis klausimas, sustiprintas konkrečiais skaičiais. Jei maždaug 70% visatos energijos yra tamsioji energija, kokia yra tikimybė, kad mūsų stebimas regionas atitinka sąlygas leidžiančias gyvybei ir stebėtojams atsirasti? Steven Weinberg vienas 1987 metais Teksaso universitete Ostine pasiūlė antropinį apribojimą, kuriuo grindžiama idėja, kad lambda dydis negali būti daug didesnis nei mes matome, nes kitaip neišsivystytų struktūros reikalingos gyvybei. Tai yra matematinis ir filosofinis šuolis. Jei daugelėje kitų regionų lambda būtų daug didesnis, mes tiesiog nebūtume čia, kad užduotume klausimą. Ir štai čia konfliktuoja dvi vertybės – empirinis reikalavimas turėti mechanizmą ir filosofinis pripažinimas, kad mūsų egzistavimas pats selekcionuoja matomus parametrus. Viena vertybė – bandymas rasti dinaminį atsakymą, natūralų mechanizmą. Kitas – priimti, kad statistika multivisatoje lemia mūsų stebimą reikšmę. Tai nereiškia, kad antropika yra moksliškai beverčia. Tai reiškia, kad ji pakeičia klausimą ir persodina sprendimą į platesnį foną, kuriame mūsų galimybės pozicionuojamos kaip dalis didesnio statistinio sodo. Bet kodėl mastelio skirtis tarp kvantinės laukų prognozių ir stebimos kosminės konstantos yra toks žiaurus? Pagrindinė problema glūdi hierarchijos ir reguliavimo mechanizme. Efektyvios lauko teorijos principas sako, kad žemo energijos fizika priklauso tik nuo kelių parametrų, o didelės energijos detalės sufokusuojamos ir negali paprastai sukelti tokių dramatiškų efektų be sudėtingo sureguliavimo. Tačiau vakuuminė energija yra iš esmės visų kvantinių laukų kooperatyvinis susumavimas. Ir jeigu nėra apsauginio principo ar simetrijos, dideli indėliai turėtų natūraliai atsirasti. Todėl problemos pobūdis yra toks. Mes turime dvi gerai patikrintas teorijas – kvantų teorija ir bendrąją reliatyvumo teoriją, kurios abi pasirodo teisingos plačiame spektre eksperimente. Bet kai jas priverčiame susitikti vakuumo energijos klausimu, jos duoda priešingus atsakymus. Tai smogia teoriniai fizikai kaip žaibas. Arba kažko trūksta mūsų supratime, arba principas, kurį laikėme šventa taisykle, yra neteisingas. Įsivaizduokite, kad dviejose skirtingose teismuose pateikiami du ekspertų liudijimai. Abu remiasi patikrintais metodais, bet jie pateikia visiškai prieštaringą versiją įvykio aplinkybių. Kiekvienas liudijimas individualiai yra neabejotinas, bet kartu jie negali būti tiesiogiai suderinti. Tai kursto profesinį nerimą ir verčia perrašyti procesinių prielaidų knygą. Toliau reikia aiškiai atskirti, kas realiai aptariama mokslinėje bendruomenėje, o kas išlieka spekulacija, kuri retai turi eksperimentinį palaikymą. Pirmasis realus elementas yra pats empirinis faktas. Visata plečiasi spartėjančiai. Tai nustatyta supernovų tyrimuose ir patvirtinta foninio mikrobanginio spinduliavimo bei kitų nepriklausomų duomenų deriniu. Antras realus elementas yra kosminės metrikos tikslinimas Planck misijos 2013-2015 metais, kurie sujungė foninį mikrobanginę spinduliavimą su dideliu objektų katalogu. Šios trys stebėsenos suteikia tvirtą pagrindą pripažinti, kad šalia tų faktų egzistuoja kažkokia komponentė, ar tai būtų tikra kosmologinė konstanta ar dinaminė tamsioji energija. Tai yra mokslas, kuris remiasi instrumentais ir statistikais, ir ši mokslinė dalis yra tvirta. Kitos idėjos yra diskusijų laukas, kuriame teoriniai modeliai varžosi dėl sklandumo ir testuojamumo. Tarp modelių, kuriuos rimtai svarsto bendruomenė, yra bent keli, turintys formalią taksonomiją ir išvesties mechanizmus. Pirmasis – tai klasikinė lambda kaip tikra kosmologinė konstanta, grįsta Einšteino pradiniu terminu, kuris elgiasi kaip pastovus vakuumo energijos tankis. Antras – dinaminiai laukai, tokie kaip kvintesencija,
kur laukų potencialas laike keičiasi ir duoda skirtingas diverguojančias evoliucijas. Trečias – modifikuotos gravitacijos modeliai, kurie pakeičia Einšteino lygtis dideliuose masteliuose ir tai bando paaiškinti spartėjimą be papildomos energijos komponentės. Kiekvienas iš šių kelių turi stipriųjų ir silpnųjų pusių. Lambda modelis yra paprastas ir puikiai tinka duomenims, tačiau jis kenčia nuo natūralumo problemos. Kvintesencijos modeliai siūlo mechaniką mažesniam lambda išvedimui, bet reikalauja sudėtingų potencialų arba prielaidų apie pradinių sąlygų, kurios lengvai tampa menkai testuojamos. Modifikuotos gravitacijos versijos žada atsisakyti problematiško energetinio termino, bet jos turi įveikti griežtus vietinės gravitacijos bandymus, kuriuos patvirtino Saulė ir planetų stebėjimai. Ir tada yra kitos, labiau egzotiškos idėjos, kurios peržengia ribą tarp rimtos teorinės fizikos ir plataus masto spekulacijos. Viena iš tokių – multivisata ir antropinis paaiškinimas, kurio šaknis matome Alan Guth 1981 metais Masačusetso technologijos institute pasiūlytoje infliacijos paradigmoje ir Andrei Linde 1980 metais plėtotoje chaotinėje infliacijoje. Jei infliacija sukuria regionų mozaiką su skirtingomis nuolatinėmis, tai mūsų sapnas, kad klausimas apie lambdą, sprendžiamas matuojant tikimybės, tampa realybė. Apie matavimo problemą infliacinėse scenarijuose žiūrėkite ankstesnį skyrių. Čia priminsime tik, kad be sąžiningo stebimų būsenų svorio skaičiavimo multivisatos statistika praranda prognozuojamąją galią. Taip pat egzistuoja bandymai spręsti problemą per naujus simetrijos ar izoliavimo mechanizmus, kuriuos kritikų akise dar reikia patikrinti. Šie mechanizmai bando automatizuoti vakuuminės energijos neutralizavimą per papildomas sąveikas arba simetrijas, kurios panaikina didelius kvantinius indėlius. Tai yra techniškai sudėtinga ir reikalauja formalizmo, kurį būtų įmanoma tikrinti per konkrečias prognozes, pavyzdžiui, mažus nukrypimus nuo Einšteino prognozių ar naujus lauko dalelių atradimus. Kai kurie drąsūs pasiūlymai yra mažiau pagristi ir labiau spekuliatyvūs. Pavyzdžiui, idėjos apie emergentinę gravitaciją arba staigiai naujas interpretacijas apie laiko prigimtį dar neturi tokio lygio kvantitatyvinio vystymo, kad galėtume juos pavadinti rimtais konkurentais. Tai nereiškia, kad jos neteisingos. Tai reiškia, kad jos dar neatnešė testuojamų prognozių, kurios galėtų būti patikrintos artimiausioje ateityje. Mokslas reikalauja prognozės, kurios galima paneigti, o ne vien tik gražių metaforų. Atskirai reikia paminėti pastangas sukurti eksperimentinius signalus, kurie galėtų išskirti modelius. Čia technologinis pranašumas vėl įeina į sceną. Ateities instrumentai, tokie kaip platesni žvaigždžių kartografavimo projektai, 21 cm linijos stebėjimai ir kintamos jautrumo gravitacinių bangų observatorijos, žada pateikti smulkesnius duomenis apie struktūros augimą ir ankstyvasias fluktuacijas. Jei kvintesencija ar modifikuota gravitacija sukelia specifinį laiko priklausomą struktūros augimo ribotumą, mes turėsime būdą jį patikrinti. Ir vis dėlto, net su geresniais duomenimis, problema lieka ontologinė. Jei kvantinė laukų prognozė yra teisinga ir vakuumo energija turi tokį didelį natūralų dydį, kodėl stebime mažą lambdą? Ar yra slaptas simetrijos principas, kurio dar nepastebėjome? Ar galbūt vakuumas nėra tokia paprasta sąvoka, kaip mes manydavome? Čia teorinė fizika susiduria su filosofija. Ir tai nėra gražūs puslapiai iš teorinės knygos, o realios pasekmės mūsų teoriniam programavimuisi. Pabaigoje, kurį žingsnį žengti? Yra 3 aiškios kryptis, kurias bendruomenė šiandien tyrinėja. Pirma, bandyti sukurti naują fundamentalią principą arba simetriją, kuri natūraliai uždraustų didelį vakuuminį indėlį ir leistų stebimos reikšmės atsiradimą be griežto sureguliavimo. Antra, pažaboti klausimą per antropinius argumentus, kurie perstatytų mūsų aiškinimą kaip statistikos rezultatą daugialypėje kosmologijoje. Trečia, priimti, kad mūsų dabartinės teorijos yra tik artimos aproksimacijos ir kad pilnas paaiškinimas reikalauja visiškai naujo kvantinės gravitacijos formalizmo, kuris pakeis mūsų supratimą apie vakuumą ir erdvės savybės.
Dar kartą priminsiu technologinį faktą. Istorija rodo, kad duomenys gali išsiaiškinti tokias dilemas. Per paskutinius kelis dešimtmečius instrumentai perrašė mūsų supratimą apie visatos amžių ir turinį. Jei ateinančios observatorijos pateiks ne tik tikslesnius skaičius, bet ir nenumatytus signalus, tuomet kai kurie modeliai bus pašalinti arba patvirtinti. Svarbiausias praktinis tikslas yra rasti tokius stebėjimo ženklus, kurie būtų būdingi vienam modeliui ir neįmanomi kitam. Užduokite savo paskutinį klausimą, kuris vienu numeriu sustiprina egzistencinį jausmą. Jeigu tikimybė, kad mūsų regionas turi mažą lambdą, yra 1 iš 1 milijono pagal tam tikrą multivisatos matą, ar tai pasako daugiau apie visatą ar apie mūsų teorijų silpnumą? Šis klausimas su konkrečiu skaičiumi verčia pasirinkti tarp dviejų kelių – arba ieškoti mechanizmo, arba priimti statistinį pareiškimą kaip paaiškinimą. Ir būtent čia stebėjimai, instrumentai ir matematika turi susitikti, kad pakeistų diskusiją iš filosofinio spekulacijos lauko į sąžiningą mokslo žaidimą. Tai nėra pabaiga, tai yra tiltas tarp to, ką mes matėme su Perlmutter 1998 metais ir Planck misijos 2013 iki 2015 metų duomenimis, ir tarp teorijų, kurios dar laukia išbandymo. Kiekviena nauja matavimo kartelė gali būti sprogstamasis raketas, kuris arba nušluos kai kurias idėjas, arba atvers naują, netikėtą kelią. Ir kol šis tiltas bus statomas, klausimas, kas buvo prieš, įgauna papildomą sluoksnį. Ne tik laiko ir priežastingumo metaforą, bet ir praktinį reikalavimą, kad mūsų teorijos ne tik paaiškintų seniai matomus faktus, bet ir susitartų su naujausiais duomenimis, kuriuos mums teikia instrumentai. Įsivaizduokite tiltą, kuris staiga nutrūksta ore. Vienas žingsnis daro tą tiltą saugiu pažįstamu statiniu, o kitas – beprasme tuštuma, kurioje įstatymai, kuriais mes pasitikėjome, sulūžta. Tai nėra tik poetinė scena, tai yra ta vieta, kur bendroji reliatyvumo teorija tiesioginė prasme meta iššūkį kvantiniai mechanikai. Ir ši vieta vadinasi gravitacinis ekstremumas. Albertas Einšteinas 1915 metais Prūsijos mokslo akademijoje suformulavo bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri paverčia erdvėlaikį dinamišku audiniu. Aleksandras Friedman 1922 metais Sankt Peterburgo universitete parodė, kad tas audinys gali plėstis ir susitraukti. O Georges Lemaitre 1927 metais Liuveno universitete suteikė tam fizinį kontekstą. Ir štai, kai audinys tampa per daug lenktas, taisyklės, kurios mums leisdavo skaičiuoti, nustoja galioja. Singuliarumas reiškia, kad kreivumas tampa nevaldoma vertybė. Penrose 1965 metais Oksfordo universitete ir Stephen Hawking 1965 metais Kembridžo universitete iškėlė singuliarumų teoremas, kurios rodo, kad tam tikrose sąlygose laikas ir erdvė nebeturi išėjimo. Tai nesmulkmena, tai vieta, kur mūsų pastatyti modeliai nebetenka prasmės. Ir čia prasideda įtampa. Kvantinė mechanika reikalauja vieningumo. Paprastai tai reiškia, jeigu žinote visą sistemos banginę funkciją, jūs turite galėti prognozuoti jos evoliuciją. Informacija negali tiesiog pradingti. Vis dėlto juodųjų skylių fizika, kurią sistemingai įvedė Jacobas Bekensteina 1973 metais Hebrajų universitete ir Stephen Hawking 1976 metais Kembridžo universitete, rodė, kad juodosios skylės turi entropiją ir skleidžia spinduliavimą, kuris nebūtinai perduoda savo pradinę informaciją. Vienas procesas reikalauja naikinimo, kitas reikalauja išsaugojimo. Dar vienas ilgas intelektualinis testas prasidėjo, kai Hawking 1976 metais Kembridžo universitete skaičiavo, kad juodosios skylės gali išgaruoti per kvantinį procesą, o galiausiai informacija apie pradinės būsenas, rodėsi, iškeliauja į niekur. Tai sukūrė paradoksą, kuris pasirodė kaip streso testas mūsų teorijų patvarumui. Ir čia nebeužtenka retorikos, reikia griežtų argumentų. Įsivaizduokite rašomasias mašinas, kurios staiga nebegali pateikti sąskaitos, nes trūksta skaitmenų. Don Page 1993 metais Toronte ir vėliau Princetono universitete nagrinėjo entropijos evoliuciją, o Gerardus Ed Hooft
1986 metais Amsterdamo universitete ir Leonardas Susskindas 1980 Stanfordo universitete siūlė idėją, kad informacija gali būti saugoma horizonto plote. Juan Maldacena 1997 Princetono išplėtotų studijų institutas pateikė ADS pasvirasis brūkšnys CFT dualumą, kuris praktiškai įrodo vieningumą tam tikrose erdvėlaikio kontekstuose. Tai tapo svarbiu argumentu prieš visišką informacijos praradimą. Bet ADS pasvirasis brūkšnys CFT yra speciali teorinė situacija. Maldacena 1997 Princetono išplėtotų studijų institutas parodė, kad gravitacinė dinamika anti-de Sitter erdvėlaikyje atitinka nelinijinę laukų teoriją be gravitacijos ant ribos. Tai reiškia, jog jei mūsų kosmosas būtų tokio tipo, tada kvantinė gravitacija išsaugotų informaciją, bet mūsų visata tokia nėra ir turi pozityvią kosmologinę konstantą, todėl transplantacija tarp modelių yra sudėtinga. Duomenys ir vieta yra svarbus. Skalė nuo jūsų delno iki galaktikos. Vienu metu mes galime laikyti kvantinius procesus mikroskopiniu mastu ir stebėti juos laboratorijoje. Bet kai gravitacija stipriai veikia, kvantinės fazės gali įsigyti kosminio masto pasekmių. Abhay Ashtekar 1986 metais Sirakūzos universitete ir vėliau Pensilvanijos valstijos universitete išvystė kilpinės kvantinės gravitacijos kintamosius. Kilpinė kvantinė kosmologija pasiūlė, kad singuliarumas gali būti pakeistas mėgdžiojimu ar atsprogdinimu, kvantiniu atšokimu. Ilgesnį aptarimą apie kilpinę kvantinę gravitaciją ir Abhay Ashtekar indėlį žiūrėkite aukščiau. Tai gražu, bet tai dar nėra pilnas susitarimas. Matome mikrostruktūrą, bet neturime viso vaizdo. Vienas iš didžiųjų streso testų – juodųjų skylių informacijos paradoksas. Vienas iš dramatiškiausių posūkių įvyko, kai Hawking 1975 metais Kembridžo universitete pasiūlė, kad juodosios skylės išskiria termiškai atrodantį spinduliavimą, o tai reiškia, kad pradinė informacija negrąžinama į spinduliavimą detaliai. Bekenstein 1973 metais Hebrajų universitete nustatė, kad juodosios skylės entropija yra proporcinga jų horizonte esančiam plotui. Tai suteikė pirmą relativistinį kvantinės entropijos ryšį, bet tai taip pat sukūrė klausimą, kur saugoma informacija. Atsakymas pakeistų mūsų supratimą apie priežastingumą ir kvantinę mechaniką. Komplementariškumo idėja siūlo, kad stebėtojas, krentantis į juodąją skylę, ir stebėtojas iš išorės matytų skirtingas versijas, bet jokio skirtumo neatsirastų tais pačiais fizikiniais duomenimis. Tai suteikia naratyvą, kuriame informacija nėra sunaikinama, o tik įsirašo į horizontą kitą formą. Tačiau šis požiūris susidūrė su nauju iššūkiu, kai Almheiri, Marolf, Polčinski ir Suli 1919 metais Kalifornijos technologijos institute ir kitose institucijose pasiūlė ugninės sienos paradoksą, kuris teigia, kad horizontas gali tapti vieta, kur kvantiniai ryšiai nutrūksta ir atveria prieštaravimą tarp aksiomų. Paradoksas neišnyko, horizontas kaip plonas ledas po kojomis. Jei informacija turi išlikti ir kvantinis ryšys tarp išorinio spinduliavimo ir vidinių lauko kambarių turi būti išsaugotas, tuomet vienas iš pagrindinių principų arba glotnumas prie horizonto arba kvantinių mechanikos vieningumas turi būti paaukotas. Tai yra grynas streso testas mūsų teorijų tarpusavio suderinamumui. Mes stovime ant pasirinkimo slenksčio. Kas jau praktiškai atmesta? Vienas aiškus rezultatas. Viešasis sutarimas, kad visiškai negrąžinama informacijos praradimas, kaip tai iš pradžių siūlė grinai termiškas Hawking spinduliavimas, yra mažai tikėtinas. Dėl ADS pasvirasis brūkšnys CFT dualumo darbų, kuriuos parėmė Maldacena 1997 metais, Princetono išplėtotų studijų institutas ir vėlesni modeliai Princetono, Stanfordo ir KITP laboratorijose
Daugeliui tyrėjų tapo aišku, kad kvantinė gravitacija turi išsaugoti vieningumą tam tikromis sąlygomis. Todėl idėja, kad informacija būtų visiškai ištrinta be pėdsakų, yra smarkiai diskredituota. Tai jau beveik išbraukta iš galimų sprendimų sąrašo. Pirmas neišspręstas klausimas. Ar vieningumas įrodytas ADS kontekstuose išplaukia į kosmologijas su teigiama kosmologinė konstanta, tokias kaip mūsų visata? Maldacena 1997 parodė kelią, bet ta analogija tebėra ribota. Daug kas priklauso nuo to, ar egzistuoja universali holografinė principo versija, kuri apimtų de Sitter erdvę. Ir šis klausimas išlieka atviras. Palyginkite savo delną su visatos horizontu. Tolimesnis neišspręstas klausimas – singuliarumo rezoliucija. Strunų teorija ir M teorija, su idėjomis besivystančiomis nuo Juan Maldacena ir kitų darbų, pateikia alternatyvius mechanizmus, tačiau ne viena iš šių programų kol kas nepateikia visuotinio, eksperimentaliai įrodomo aprašymo. Tai yra atvira mokslo zona. Entropijos problema ir laiko rodiklė išlieka kertinių klausimų. Rogeras Penrose 1990 metais Oksforde ir kiti tyrėjai pabrėžė, kad ankstyvoji visata atrodė turinti nepaprastai žemą entropiją pagal galimą geometrijos tvarkingumą. Klausimas, kodėl tokia pradžia buvo tokia tvarkinga, išlieka fundamentali ir glaudžiai susijusi su tuo, ką mes galime vadinti prieš. Ši problema ne tik techninė, ji glūdi mūsų supratime apie priežastingumą. Seniai užgesęs žvaigždžių laikas atrodo per daug tvarkingas. Kitas neišspręstas klausimas – multivisatos matavimo problema. Jei infliacija arba kvantinis tuneliavimas generuoja daugybę kampelių su skirtingomis fizikinėmis konstantomis, tai statistiniai argumentai tampa priklausomi nuo to, kaip jūs matuojate arba renkatės teorijų erdves. Borde, Guth ir Vilenkin nagrinėjo pradžios teoremų implikacijas, bet matavimo problema lieka atvira ir kelia egzistencinių pasekmių. Ką mes galime stebėti, kad atskirtume idėjas? Vienas aiškus kelias – ieškoti pėdsakų, ankstyvųjų fazių, kvantinių savybių, foninėme, mikrobanginėme spinduliavime arba primordialinėse gravitacinėse bangose. Alan Guth 1981 metais Masačusetso technologijos institute ir Andrei Linde 1983 metais Lebedev fizikos institute siūlė infliacijos mechanizmus, kurie gali palikti matomus neįprastus bruožus. Planko misijos duomenys jau įtempė kai kurias versijas, bet nepakako, kad užbaigtų ginčą. Signalai gali būti subtilūs, nedideli nenormalumai mikrobanginėme fone ar specifiniai nelygaus skaliavimo koreliacijos modeliai. Taip pat gravitacinių bangų observatorijos, tokios kaip LIGO ir būsimieji kosminiai detektoriai, gali aptikti ekodus arba netikėtus atspindžius, kurie rodo netradicinį horizonto ar singuliarumo elgesį. Bet kol kas tai yra technologinis iššūkis. Aiškiai galime pasakyti, kad paprasta idėja, jog fizikiniai dėsniai veiktų iki begalinio kreivumo taško be jokios kvantinės korekcijos, yra praktiškai atmesta. Tokia pozicija nepaaiškintų nei entropijos žemo lygio, nei informacijos likimo. Ta sritis yra atvira ir laukia instrumentų. Idėja, kad kiekvienas teorinis sprendimas yra iškart išmatuojamas šiandienos instrumentais, yra iliuzija. Daugybė perspektyvių modelių, nuo kilpinės kvantinės gravitacijos iki strunų ir M teorijos, nuo konforminio ciklinio kosmologijos iki Vilenkino plėtotos kvantinio tuneliavimo idėjos, siūlo skirtingus mechanizmus singuliarumui išspręsti, tačiau ne vienas dar neturi vienareikšmio eksperimentaliai patikrinamo kvito. Ta sritis yra atvira ir laukia instrumentų. Užduokite savo klausimą prieš tolimesnį žingsnį. Jeigu mūsų teorijos reikalauja vieno iš dviejų dalykų – paaukoti vieningumą arba paaukoti mūsų intuiciją apie glotnumą prie horizonto, kurį išsirinktumėte? Jūsų pasirinkimas nėra tik filosofinis. Jis nulems, kokių eksperimentų mes ieškosime, kokius parametrus nustatysime observatorijose ir kokias matematinės struktūras kursime. Tai yra mokslo sprendimas, o ne estetinė preferencija. Tilto nutrūkimas ne pabaiga.
Mes stovime ant krašto, bet žemė kieme krante neatrodo vien tik tuštuma. Tolimiausias siekis – sukurti teoriją, kuri vienu metu palaiko kvantinį vieningumą, paaiškina laiko rodyklę ir entropijos pradžią ir yra suderinama su stebėjimais. Kol to nepasieksime, klausimas, kas buvo prieš, išliks ne tik kosmologiniu, bet ir epistemologiniu iššūkiu. Iš tos vietos prasideda kita kelionė. Hendrikas Kazimieras 1948 metais Philipso tyrimų laboratorijoje rodė eksperimentą, kuris pakeitė mūsų idėją apie nieką. Jis apskaičiavo, kad tarp dviejų plokščių atsiras silpna jėga, kurią sukels kvantinės fluktuacijos vakuume. Tai reiškia, vakuumas nėra tuštuma, kaip tuščias kambarys. Jis turi struktūrą ir efektyvias savybės, kurios galima išmatuoti. Ir štai čia prasideda mūsų filosofinis triukšmas. Jeigu net niekas turi savybės, ką reiškia klausti apie prieš? Pirmas žingsnis – suformuluoti 3 konkurencinės filosofinės strategijas, kurios siūlo skirtingus atsakymus į klausimą apie priešistorę. Pirmoji ašis vadinsis brutalia faktuote arba tiesiog brutefaktu. Pradinė būsena yra duota be tolimesnio paaiškinimo. Antroji ašis – būtinosios prielaidos idėja. Kažkas turi būti ontologiškai būtina, kad paaiškintų pradžią. Trečioji ašis – matematinės ontologijos požiūris. Realybė yra matematinė struktūra ir pradinė būsena yra matematinio objekto bruožas. Kiekviena linija turi savo logiką, savo drąsą ir savo rizikas. Brutefaktas siūlo paprastumą. Kai fizika susiduria su pirmine sąlyga, galime ją tiesiog priimti kaip duotybę. Tai leidžia teorijoms konstruoti dinamiką viduje sistemos be papildomų ontologinių prielaidų. Brutfakto stiprybė yra praktinė. Jis suteikia galimybę pradėti eksperimentinę programą čia ir dabar, be teologinių diskusijų ar metafizikos. Bet silpnybė aiški. Jis palieka paaiškinimo spragą ir skatina filosofinį diskomfortą. Būtinosios prielaidos strategija teigia, kad egzistencija būtų prasminga, turi egzistuoti tam tikras ontologinis pamatas, kažkas, kas negali būti kitaip. Jis siejasi su klasikinė metafizika ir sukviečia mintis nuo Aristo iki Džono Vilerio. Ši idėja siūlo ne begalinį regresą, o pabaigą, kuri nėra atsitiktinė, o būtina. Tačiau ji rizikuoja įtraukti metafizinės konstrukcijas, kurios gali likti atsiskyrusios nuo empirijos. Matematinė ontologija teigia, kad tai, ką mes vadiname fizinę realybę, yra matematinė struktūra. Ir pradinė būsena yra tiesiog viena iš tokių struktūrų ar jų savybių. Džonas A. Vileris savo laiku kalbėjo apie kosmosą iš kvantų. Šios idėjos pasiekia kulminaciją teigimu, kad matematika nėra tik instrumentas, o egzistencijos pagrindas. Jis sujungia fizikos universalumą su ontologija, bet tada kyla matavimo ir tikimybės problema. Kaip pereiti nuo abstrakcijos prie konkrečių kvarkų, žvaigždžių ir sąmonės reiškinių? Svarbu atkreipti dėmesį į ribas tarp filosofijos ir empirinių metodų. Brutefaktas yra patogiausias fizikai, nes leidžia tęsti modeliavimą ir eksperimentavimą be papildomų ontologinių įsipareigojimų. Būtinosios prielaidos gali būti realizuotos matematiniuose modeliuose, bet turi būti sujungtos su hipotezėmis, kurias galima tikrinti. Matematinė ontologija reikalauja, kad eksperimentai atskleistų būtent tokių struktūrų požymius. Leiskite iliustruoti pavyzdžių. Hartley ir Stephen Hawking 1983 metais pasiūlė kvantinį be ribų pasiūlymą, kuris kitaip interpretuoja pradžią. Jie siūlo, kad laikas gali tapti erdviu kvantinės geometrijos būsenoje, todėl prieš neturi reikšmės klasikinė prasme. Tai pavyzdys, kuriame matematinė ontologija ir būtinosios prielaidos kryžiuojasi. Kvantinė bangos funkcija tampa ontologiniu pamatu, o laiko pradžia nustoja būti klasikinės priežastingumo problema. Tačiau kritikai teisingai pastebi, kaip išversti tokį pasiūlymą į konkrečius matavimus. Skepticizmas yra sveikas variklis. Jis priverčia kiekvieną ontologinį pasiūlymą reikalauti, kad jis bent pasiūlytų matuojamą prognozę ar paaiškinimą. Kuris požiūris gali duoti tikimybinius spėjimus apie pradinius parametrus, kuris gali atsakyti į entropijos problemą ir kuris gali susieti prielaidas su kvantinės gravitacijos mechanika.
Šie klausimai turi praktinį svorį. Skepticizmas reikalauja, kad filosofija būtų atspari empiriniam spaudimui. Entropijos ir laiko rodiklės klausimas yra pagrindinis arbitras tarp strategijų. Brutefaktas gali priimti labai mažą pradinę entropiją kaip duotybę ir orientuotis į dinamiką po pradžios. Būtinosios prielaidos siekia mechanizmo, kuris paaiškintų, kodėl entropija buvo tokia maža, pavyzdžiui, įvedant tam tikrą simetriją ar ontologinę prigimtį. Matematinė ontologija gali teigti, kad mažas entropijos lygis yra tiesiog tam tikros struktūros savybė, o laiko rodiklė yra emergentinė iš tos struktūros, kuris požiūris leis kurti modelius, kuriuos galime patikrinti artimiausiais dešimtmečiais. Alanas Gutas 1980 metais Masačusetso technologijos institute pristačius infliacijos idėją parodė, jog idėjos su aiškiomis mechanikomis duoda prognozes apie mikrobanginį foną. Todėl filosofinis metodas, norėdamas būti naudingas, turi susieti ontologiją su mechanizmu, kuris gali duoti stebėjimo signalus. Visos trys strategijos yra teisėtos tol, kol jos veda prie konkrečių matematinio modelio savybių, kurios gali būti testuojamos. Brutefaktas yra paprastas ir saugus, bet filosofinis apetitas lieka nepatenkintas. Būtinosios prielaidos suteikia gilesnį paaiškinimą, bet rizikuoja tapti nepatikimomis be ryšio su matematika ir eksperimentais. Matematinė ontologija žada vienijimą, bet privalo paaiškinti, kaip iš abstrakčios struktūros išauga konkretūs fizikiniai reiškiniai. Santykis su kauzalumu skiriasi tarp strategijų. Brutefaktas tyliai priima kauzalumo ribas. Jis nepriekaištauja tradiciniam priežastingumui, bet nekonkretizuoja jo pradinėje fazėje. Būtinosios prielaidos dažnai reikalauja neišvengiamos priežastinės šaknies ir bando rekonstruoti kauzalumą iš kažko ontologiškai pirminio. Matematinė ontologija gali siūlyti kauzalumą kaip emergentinį fenomeną, ne fundamentalų, o kylantį iš bendrų struktūrinių savybių. Ar mes ieškosime prielaidos, kuri nustato pradinės sąlygas, ar bandysime rasti mechanizmą, kuriame pradinės sąlygos yra natūralus rezultatas? Atsakymas lemia eksperimentinius prioritetus, instrumentų dizainą ir interpretaciją to, ką vadiname signalais iš pradžios. Filosofija gali suteikti kriterijus, kurie padės nuspręsti, kurios hipotezės yra produktyviausios. Pavyzdžiui, Bourdieu, Guth ir Aleksandras Vilenkinas pateikė singularumo argumentus, kurie parodė, kad kai kurios infliacijos versijos neišvengiamai remiasi pradinė kausale. Tai filosofinė idėja, turinti tiesioginį poveikį fizikai. Tačiau, kai fizika pasiūlo naują mechanizmą, filosofija turi pervertinti savo priėmimus. Hartley ir Hawking pasiūlymas, Penrose konforminis ciklas ar Vilenkino tuneliavimo idėjos reikalauja lankstumo. Filosofinės strategijos turi būti pragmatiškos, pakankamai plastiškos priimti naujus įrodymus ir pakankamai griežtos, kad nebūtų tik plati retorika. Ką praktiniu požiūriu daryti mokslininkui ar mąstytojui? Dirbti daugiasluoksniame režime. Laikyti brutefaktą kaip darbo hipotezę, kol pasirodys patikimi signalai, kurie leis jį pakeisti. Vienu metu eksperimentuoti su modeliais, kurie įgyvendina būtinas prielaidas ir kartu testuoti matematinės ontologijas per jų gebėjimą generuoti konkrečias prognozes. Tai nėra elegantiška vieno sprendimo programa, bet tai yra tiesus mokslinis kelias nuo idėjos prie patikros. Kazimiero eksperimentas parodė, kad vakuumas turi charakterį. Tai provokacija. Jeigu niekas nėra tuščia, tada klausimas, kas buvo prieš, nėra tik laiko klausimas. Tai klausimas apie būties prigimtį. Trys strategijos siūlo skirtingus būdus reaguoti į šią provokaciją – priimti, paaiškinti arba performuluoti. Ir vis dėlto klausimas išlieka atviras. Net jei pasirinktume vieną iš strategijų kaip darbo instrumentą, sugrįžta esminis klausimas. Ar mes pasirengę priimti, kad tam tikros paaiškinimo rūšys yra už mokslinio apčiuopiamumo ribų? Ar mes pasirengę keisti fizikos programą taip, kad būtų įtraukti nauji ontologiniai postulatai? Ar mes turėsime kantrybės laukti geresnių eksperimentų, kurie leistų mums pakeisti brutefakto statusą? Istorija ir mokslo politika susilieja su filosofija. Jūsų sprendimai, kurie klausimai finansuojami, kokios prioritetinės observatorijos statomos, priklauso nuo pasirinkto požiūrio. Ir tai grįžta prie provokacijos. Jeigu laikas gimė su visata, ar mes galime suprasti priežastį, kuri sukūrė pačią priežastį? Tai klausimas, kurį mes nepaliekame tik kaip teorinį žaidimą. Jis formuoja kelionę, kurią eisime toliau.
Jūs klausote šio teksto dabar, o tai jau yra egzistencijos ženklas, kuris gimsta iš konkretaus fizikinio audinio. Jūsų dėmesio laikas verčiasi į chronologinį ženklą, kurio kryptį nulėmė visatos pradinė būsena ir jos entropijos istorija. Tai ne metafora, tai sąryšis tarp jūsų patirties ir kosminės laiko rodyklės. Mes pradėjome nuo klausimo, kurio tradicinė fizika negali patogiai užčiuopti. Ar prieš turi prasmę? Ši dalis susieja idėjas, kurias matėme anksčiau, į vieną nuoseklų pasakojimą, neperrašant kiekvieno argumento. Pagrindinis pasirinkimas tarp trijų svorio kategorijų išlieka: laiko pradžios semantinis uždarimas, kvantinė transformacija singuliarumo vietoje arba didesnis ontologinis peradresavimas į multivisatos ar cikliškumo modelius. Albertas Einšteinas 1915 Berlyno Prūsijos akademijoje parodė, kad erdvėlaikis gali susilankstyti ir virsti singuliarumu, ir tai pirmą kartą padarė klausimą apie prieš vakarinę problemą egzistuojančių mokslinių klausimų. Aleksandras Friedmanas 1922 Sankt Peterburgo universitete matematiškai atvėrė galimybę kosmosui plėstis ir tuo pačiu linkti link singuliarumo. Georges Lemaitre 1927 Luvano katalikų universitetas pasiūlė pirmapradžio atomo modelį, kuris suteikė fizinį kontekstą tų matematikų sprendimams. Kosminiai stebėjimai Edwin Hubble 1929 Mount Wilsono observatorijoje ir Arno A. Penzias bei Robertas W. Wilson 1965 Bell laboratorijos peržengė teoriją ir įteisino išsiplėtimą kaip empirinio pasaulio faktą. Bet tai neatsako, kas buvo prieš. Tai tik perkelia klausimą į sritį, kurioje klasikiniai dėsniai sugenda. Ir štai čia į žaidimą įsijungia kvantinė fizika. Kvantinė gravitacija pateikia du esminius sprendimo būdus. Arba laiko samprata tampa emergentinė ir singuliarumas praranda savo teoretinę galios reikšmę, arba singuliarumas yra pakeičiamas kvantiniu perėjimu ar atspindžiu. James Hartle ir Stephen Hawking 1983 Kalifornijos universitete ir Kembridžo universitete pristatė be ribų pasiūlymą, kuriame laiko pradžia yra pakeista kvantinė amplitudė. Alexander Vilenkin 1989 Tel Avivo universitete ir jo tuneliavimo idėjos siūlo alternatyvą. Visata gali kilti kaip kvantinis atsitiktinis procesas, be klasikinės priežasties. Bet laukite, čia prasideda sunkumai. Kosminė infliacija, kuriai Alan Guth 1981 Massachusetts'o technologijų institutas pasiūlė ir kuriai Andrei Linde 1983 Maskvos fizikos institutas praplėtė idėją, suteikia mechanizmą, kaip maži kvantiniai sutrikimai išauga į galaktikų tinklą. Infliacija lengvai gali užtilinti klausimą, kas buvo prieš, nes ji perrašo pradinės sąlygos reikšmę. Ir vis dėlto infliacija pati turi problemas su priežastingumu ir blogųjų begalybių matematika. Vaizdas čia turi būti konkretus. Įsivaizduokite ploną pluoštą drobės, kurią mes vadiname erdvėlaikiu, ir vieną akimirką ją sutraukiančią tašką, kuriame įprasti mato dėsniai sulūžta. Tada perkelkite vaizdą per milžinišką greitį atgal ir išplėskite jį į infliacijos ritmą. Mes staiga pakeičiame siužetą, nebe vienas pradinio taško pasakojimas, o kvantinių galimybių laukas, kuriame gimė mūsų regionas. Tai yra momentas, kai filosofija vėl prisiima rolę. Roger Penrose 2010 Oksfordo universitetas siūlo konforminį ciklinę modelį, kuriame pradžia ir pabaiga tampa permainomis didesnėme laikų audinyje, o laiko rodyklė įsišaknijusi entropijos pernešime per ciklus. Karlo Rovelli 2004 Padujos universitetas ir jo kilpinės kvantinės gravitacijos įnašas rodo, kaip erdvėlaikio kvantinės diskretizacijos idėja gali suteikti pakaitalą tradiciniam singuliarumui. Šios idėjos skirtingai reformuluoja žodį priežastis. Sustabdykite mintį, kokią reikšmę tai turi jums, kai rytą renkatės arbatą ar skaitote šį sakinį. Jei laikas gali būti emergentinė savybė, tada jūsų priežastinis suvokimas, aš nusprendžiu dabar, remiasi didelę, gal net netikėtiną struktūrą, apie kurią mums dar reikia daugiau žinių. Tai nėra iš karto nihilizmas, tai kvietimas suvokti savo veiksmų laiko ribas ir jų sąsajas su kosminė istorija.
Mokslinis rimtis reikalauja, kad kiekviena ontologinė versija leistų konkrečias prognozes. Borde, Gut ir Vilenkin, 2003. Harvardo universitetas ir Masačusetso technologijų institutas analizė priminė, kad bet kokia pakankamai išplėsta infliacijos fazė susiduria su istorijos pradžios problema, jei neįvedama kažkas naujo. Tai griežtas argumentas, o jo prasmė yra paprasta. Net jei infliacija užmaskuoja singuliarumą, klausimas apie kausalinę pradžią neišnyksta. Ir čia kyla eksperimentinis išsikėlimas. Ką galime stebėti? Primordinių gravitacinių bangų parašas, specialios foninio mikrobanginio spinduliavimo anizotropijos, negausių statistinių savybių ieškojimas. Visi šie signalai gali atskirti tam tikras kvantinės pradžios versijas. Planko misijos rezultatai ir gravitacinių bangų observatorijų rezultatai sudaro darbo lauką, kuriame teorijos turi užsidėti konkretų pažymą. Bet kol kas ne vienas signalas neperka nuomonės vienareikšmiškai. Tai tiesiogiai veda į episteminės ribas. Ar mes priimsime, kad tam tikros priežasties ir laiko struktūros yra už mūsų eksperimentinių galimybių ribų? Steven Weinberg, 1977, Harvardo universitetas, savo knygoje priminė, kad pirmosios kelios kosminės minutės yra aprašomos mūsų fizikiniais dėsnių deriniais, bet giliau nei tai kyla spekulacija. Mokslas nėra sutvertas skleisti absoliučias metafizinės tiesas, jis vertina kintamus modelius pagal eksperimentinę išmatuojamumą. Bet neįvyksta matavimų nereiškia viskas beprasmiška. John A. Wheeler, 1960, Princetono universitetas ir jo idėja apie kosmosą iš nieko yra filosofinė provokacija, kuri yra tokia pat moksliškai svarbi kaip ir logiška. Ji reikalauja, kad mes permąstytume žodžius niekas ir priežastis. Ar jie taikomi kvantinio lauko būsenai, ar jie priklauso tik kasdieniam žodynui. Praktinis mokslininko darbo žingsnis yra daugiasluoksnis. Kurti modelius, kurie duoda skirtinus prognozes ir statyti instrumentus, kurie gali šias prognozes išmatuoti. Tai reiškia finansinius sprendimus ir projektų prioritetus, kuriuos darome dabar, o jų vaisiai pasirodys ateinančiuose dešimtmečiuose. Jūsų dalyvavimas šiame pasirinkime gali būti netiesioginis, bet jis yra tikras. Politikos ir mokslo prioritetai formuoja, ką mes galime žinoti. Ir vis dėlto lieka didžiausias pažadas. Kvantinė pradžia yra ne vien tik mechaninis taisyklės pakeitimas. Tai gali būti esminis filosofinis posūkis. Jei laikas nebeatsiranda kaip absoliutus karkasas, o kaip emergentinė savybė, tada pirmapradis paaiškinimas gali būti ne priežastinis įvykis, bet paradigma, kuri nubrėžia fizinio pasaulio gramatiką. Tai pakeičia mūsų klausimą nuo kas sukūrė į kokios taisyklės leido atsirasti. Šis supratimas turi asmeninį aspektą. Jūsų gyvenimas, jūsų pasirinkimai, prisiminimai, jūsų laiko patirtis yra įsišaknyję tame pačiame audinyje, kuris gali turėti kvantinę istoriją. Aleksander Vilenkin 1989 Tel Avivo universitete svarstė, ką reiškia priežastingumas, kuris neturi aiškios pradžios, ir tai veda prie naujų požiūrių į atsitiktinumą ir determinizmą. Jūs ne tik stebėtojas, jūsų egzistencinė laiko patirtis yra tyrimo sritis. Kur mes esame šiuo keliu? Tai yra tarp trijų žingsnių. Mes turime tvirtą stebėjimų rinkinį, mes turime teoriškai turtingas, bet konkuruojančias kvantinės pradžios versijas ir mes neturime vienareikšmiško eksperimento, kuris vieną kartą ir visiems laikams uždarytų klausimą. Tai ne tragedija, tai laukas. Mąstytojai nuo Aristotelio iki šių dienų susiduria su tokiu atvirumu ir mato jame intelektinį skanavimą. Filosofijos vaidmuo šiame etape – nepakeisti mokslą, o jam suteikti aiškesnį klausimų rėmą. Ką reiškia paaiškinti, jei laikas gali būti emergentinėse savybė? Roger Penrose, 2010, Oksfordo universitetas primena, kad kartais geresnis paaiškinimas yra pakeisti klausimą, o ne atsakyti. Tai nereiškia palikti mokslą be krypčių, tai reiškia sutelkti dėmesį į tas prognozes, kurias galima išmatuoti. Vaizdas ir vėl atsiranda. Įsivaizduokite filmą, kuriame kadrą su mūsų visata švelniai nutraukėte ir perprinčiate atgal 10 kartų.
Kiekvienas perprinčas atskleidžia platesnį foną, kvantinių būsenų srautą, kurių vienas sukūrė mūsų regioną. Perjunkite mastelį iki kvantinės drobės. Tai yra vizualus peremotkės momentas, kuris daro idėją suprantamą ne kaip teorinį susirašinėjimą, o kaip matomą galimybių erdvę. Galiausiai lieka tarpdisciplininis žingsnis. Filosofo sugebėjimas formuluoti aiškius klausimus, teoretiko sugebėjimas kurti testuojamas įtampas ir eksperimentatoriaus sugebėjimas kurti stebėjimus. Kaip minėta anksčiau, Hartley ir Hawking parodė, kad tokių sinergijų rezultatas gali pakeisti ne tik techninės hipotezes, bet ir pačios reikšmės erdvę. Kas išliko neužbaigta? Pirmas. Klausimas apie entropiją. Kodėl pradinė būsena buvo tokia mažos entropijos, kad sukūrė mūsų laiko rodiklę? Antras. Ar kvantinė gravitacija irgi išsprendžia informacijos likimą per praeities perėjimus? Trečias. Kaip mes skaičiuosime tikimybės, jei multivisata tampa realybė ir neaprėpiama skaičiumi? Kiekvienas iš šių klausimų yra ne tik teorinis iššūkis, bet ir kelias į naujas technologijas. Ar egzistuoja realus eksperimentinis langas? Taip, bet jis siauras ir reikalauja didelio pasiruošimo. Primordinių gravitacinių bangų paieška, subtilių foninio mikrobanginio spinduliavimo trikdžių tyrimas ir didelio jautrumo astronominės žvalgybos gali atverti spragas tarp modelių. Jei vienas iš šių pastebėjimų pasirodys, tai bus taip pat dramatiška, kaip kadaise Hubble atradimas. Ir galiausiai asmeninis prasmės klausimas. Ar žinojimas apie tai, kaip prasidėjo laikas arba jo neprasidėjimas, atima arba prideda prasmę jūsų gyvenimui? Kai kurie filosofai teigs, kad paaiškinimų ribos niekada neišmeta moralinių sprendimų iš jų galios. Kiti sakys, kad suvokimas apie kosminę nestabilumą suteikia naują nuolankumo lygį. Abi reakcijos yra prasmingos. Šiame taške mes nustumtume mokslinę žinojimo sieną toliau, bet pripažįstame ribas. Singuliarumas gali būti pakeistas, laikas gali būti emergentinė savybė, o kai kurie atsakymai gali likti metafiziniais. Tačiau tai neturi užgesinti ambicijos. Priešingai, tai turi motyvuoti naujoviškus eksperimentus, naujus instrumentus ir naują filosofinį drąsumą. Pabaigoje lieka klausimas, kuris traukia mus tolyn, o ne uždaro duris. Jeigu laikas yra tik vienas iš visatos savybių, o ne absoliuti prielaida, ką tai reiškia apie priežastingumą, kuriam mes patikime savo gyvenimus? Šis klausimas nėra užbaigiamas atsakymu, jis yra pradžia.